rrr.lt. Paprastas sprendimas, ieškant naudotų detalių jūsų automobiliui. rrr.lt. Taupo jūsų laiką ir pinigus. BetSafe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, bičiuliai. Su jumis sveikinasi, jeigu neklystu, 15 Liftoholikų podcastas šiemet. Įsivaizduojat, kiek mes jau prišnekėjom nesąmonę apie liftą. Nuo kovo, turbūt balandžio mėnesio, 15. Ir berods 10-ąjį kartą su manimi čia prie stalo Benediktas Čirba. Galim iš karto paploti už vakar pergalę. Ir Simonas Ivanovas, kuris vakar, nežinau, turbūt tiesiog išsimiegojo gerai, niekur nevažiavo į jokią lygą. Aš jam pavydžiu. Yra tiesos, jo. Tai va, šnekėti šiandien mes tikrai turime apie ką, nes nešnekėjom nuo Matsurio, o po Matsurio realiai įvyko Ryga šį savaitgalį, bet ten tikrai daug įdomių dalykų nutiko. Bet nepabėkime į priekį, bet Safe Matsuris. Kažkodėl man jisai atrodė sklandžiausias ir toks su mažiausiai dramos ir šiaip atsiliepimai yra labai geri. Kaip jums, Benai, kaip tau Matsuris? Ar daug po mašiną gulėjai? Kaip tas geltonas E30 po tiek metų, ar atsigavo? Atsigavo ir šiaip, tarp kitko, jokių problemų neturėjom, apart linkstančių vairo traukių. Įdomu, kodėl? Nesu girdėjęs. Tai va, šiaip, atsigavo, tikrai kolektyvas padirbėjo ir prikėlė jį. Yra dar šiokių tokių niuansų, kur reikia dasivesti, bet manau, tokia kaip for fun išvažiuoti mašina, tai tikrai bus smagu ir fainai, tik tai, kadangi žiemą artėja, turbūt reikia pečiuką įsidėti. Gali papasakoti iš esmės, kas tai per mašiną, kodėl ją prikėlei, nes aš spėju žiūrovai, bent jau aš tai vos ne, kai atėjau į Arakastams, pirmą kartą pamačiau tą mašiną, aš nežinau, kad tu tokią turi. Čia dėl to, kad tu jaunas. Tai yra turbūt, dabar bijau sumuliuoti, 11 metų atgal. Jeigu taip plačiau istorija, tai aš pabaigęs slalomą, sugalvojau, kad reikia kažko įdomiau. Ir šitą kėbulą nupirkau, realiai kėbulą pervirintą ir ten 4 šitą šiukšlių maišus detalių, žinai. Susirinkau, nupirkau tada motorą ir išvažiavau keletą kartų pasivažinėti. Norėjau Dailikarą surinkti, bet vieną dieną atėjo draugas, sako, žiūrėk, varžybos už savaitės. Sakau, mes saloną visą sukruojam. Išimsim. Gerai. Ir tada išlėkiau aš su juo į pirmas varžybas. Koks motoras buvo? Krabas. 2,5 krabas. Okay. Tas malis priklauso? Taip, ir ten buvo pirmos gonkės, aš praėjau kvalą Urmo bazėje, 15, man atrodo. Mano pirmas porinis buvo su Andriu Masiliausku. Urmo bazėje. Kai kurie dalykai nesikeičia. Krabą pakeitė kitas senas metodas. Andrius biški pražilo nuo tada. Ir apsiženė. Turbūt vieną veda prie kitą. Ir Vizekas gaunas, man atrodo, 3 litrų, ne? Ja. Tai man biški pakilo. Kubatūras. Bet tų pačių metų turbūt. Spalva nepasikeitė, principas nepasikeitė. Principai, durų kiekis sumažėjo. Tai va, tai ir aš jį vis laikiau toks kaip nostalgija turbūt. Ten, aišku, nelabai ir pakabos buvo, nei motoro buvo ir aš jį laikiau, kad vieną dieną reikia jį surinkti ir išlėkti kažkokį Matsurį ar dar kažką. Tai gavosi, kad 2 savaitės ar 2,5 prieš Matsurį su Andriu Masiliausku iš Aero Custom susiskambinau. Sakau, gal žinai, kokią mašiną nupirkti, palakstyti. Tik sako, turi. Sakau, ką turiu? Taigi E30. Jo, bet sakau, tai nieko nėra. Taigi surinksim. Iki Matsurio, sakau, surinksit, spėsit. Jo. Davai darom. Tai va ir surutuliojo tas projektas. Nes aš kai buvau užėjęs pas Arakastams ir girdėjau tas kalbas, kad gal mes visą automobilį realiai išardom, kad po to galėtumėm detalės pakeisti. Nes kai automobilis ilgai stovi garaže, tai tie patys pusašiai, reduktoriai, viską reikia realiai prajudinti, kad Matsurė galėtum tai pakeisti. Jis stovėjo 8 metus garaže. Bet kai supratau, nieko nesulaužė, ne? Nieko. Tai tu įsivaizduoji, ten gale yra dar 4 skylių tiltas. Su standartiniais chuligankės pusašiais. Jo buvo 4 skylės, seniau buvo 4, paskui buvo 5 nuo kregždės. Tu nebūtinai esi girdėjęs apie tai. Tai ten mažasis reduktorius? 1,88 korpusai. Vidutinis. Okay. Ir atlaikė 3 litrus.
nieks nelūžo. Ir tos gumos atlaikė sutrūnyjusios pusašių granatos. Nu, čia yra kosmosas realiai. Jo, šiaip Tai aš tada aš nieko nesveria, tai kas Tai va tame ir yra principas, turbūt. Vis tiek. Jinai nieko nesveria, aišku, mes slėgį leidomės iki 1.8, 1.7 baro su Zestino. Tai, nu, tikrai ta mašina buvo greita ir tikrai buvo spardyta ir tikrai tikėjausi, kad sulaužysiu ir turėjau, bet nieko nereikėjo. Aš mačiau, kaip tu spardai po to, kai aš jau nebesparčiau. Pirmą kartą mačiau, kad žmogus po avarijos spardo toliau ir važiuoja į pievą. Išgyvent reikėjo. Man kilo klausimas, kuo ta mašina yra dažyta? Voliuku. Ne. Ne? Bet tu kažkokiais geresniais dažais. Nes pas mane lempos yra geltonų dažų, kurių specialiai nevalėm, nes tai dažnai nuo čirba touch. Ir tada aš einu per pitus ir aš visur matau geltonų dažų, ne tą ir tepus, o geltonų dažų ir tais, čia buvo benas. Aš nežinau, kodėl. Bet... Ten normalus dažai, ralas. Belako, normalus ralas. Nu, matai, aš tarp kitko pats ir ją esu nudažęs, nes garaže buvo nuo likusių dažų. Nes man labai patiko tas kadras, kai Eglė apsisuka ir Benas taip su galu tokį voltepą ją į priekinę dalį. Nuo to voltepo nusisuko galiniai landžironai. Taip. Okay. Pasėdė, atrodo, tiesiog nubrėžas buvo. Jo, pas mane rūra nusisuko. Bet tai aš manau, ten taip pat kaip nusisuko, ten taip pat iš kojos turėtų atgal atsisukti. Yra pliusų ir yra minusų. Aš ten matai, bus Oskarų vėjas atpūs atgal valyčius. Ateini su rankom. Ten teoriškai turėjau aš tiesiai tilpti. Bet ten paskutinė sekundė pupų ir pastatė tą užpakalį šodą ir žinai, pliaukš tik tai galvoju, blemba, lyg tai švelniai. Žemai, žiūkingas Šikingas šoną. Aš galvoju, ten rimčiau aš tik tai druskininkose pamačiau, kad ten, nu, nieko ten nėra. Visą padašių yra. Ne, man atrodo, stokinis tas visas reikalas. Nu, nėra. Ten matai, idealiai per centrą pataikė, tai taip pat turėjo viskas labai gražiai. Blogiausia tai yra su vairo traukim situacija. Nes nebegamina. Ne, tai gamina, nu tai ten krekždė ta pati, nu, mes realiai krekždės, jo, šilą sudėję, tai, bet kolonkės stovėjimo vieta yra blogoj pozicijai, nes realiai, jeigu tu tik tai prisilieti su ratu, iškart važiuoji iki straukį. Linksnė, ne? Jo, aš su Mantu šnekėjau, sakė, jo, tai gal problema, turi šitą problemą. Kad visi per lėti tiesiog. Arba kažkas per godus. Jo. Tai atvažiuoji visą Matsiulį? Jo, bet matai, aš klaidą padariau, aš kitą kartą nedarysiu. Drift taksi dariau. Tai va čia buvo turbūt... Visi skundėsi, kad per pigiai darai. Ką žinau, kiek daryti? Nu, pamačiau pas kažką užrašytą 20 ir dariau už 20, po to pradėjau kelt, nes atsibodo pačiam vežioti ir pradėjau kelt, žinai. Bet principas, jeigu tu nori tiesiog for fun dėl savęs pasivažinėti, tai tu negali daryti drift taksų. Taip. Nes tu prarandi šaiką, su kuria važiuoji, tu atsistoji nežinia paskui ką ir po to gaunasi tokios nesąmonės. Yep. Tai viską įmanoma išspręsti, jeigu turi porininką tose pačiose pituose, tada labai fainai gaunasi. Kad abu vienu metu stovi. Bet vėl, bet tada turi irgi, žinai, pasilikti atstumą išvažiuojant, nu, tipo, taip, tu tai gali padaryti, bet aš manau, smagiau yra tiesiog, žinai, nedaryti to ir važiuoti dėl savęs. Faktas, kad tu atmuši savo ten išlaidą, žinai, kažkokias būtent Matsūrio, bet, nu, lyginant su to, ką aš išleidžiu protai, ten jų nėra, žinai, 2 padangos ir visą dieną gazas. Tilpai 2 stinkės? Nesudylo. Taigi lengva tą mašiną. Pas mane irgi tas. Tai svėrė, tarp kitko, tona 30. Tona 30 kg? Jo, huligankės ekstradas, ne? Čia su tavim ar be? Be manęs. Bet su metaliniam durim nieks neišpjaustyta. Nu, atsiprašau, zapaskis bliūdas išpjautas. Ne, seniai. O žinai, kas dažniausia, kad kai išpjaustai ir sudedi lankus... Ten tonas su žmogum. Ne, under. 9 kažką. Vaškelis, man atrodo, under buvo, ne? Tai ten lens mašina buvo. Tai Telmentas 9 pem buvo, man atrodo, su džiazeku. Jo, čia nieko nesvėra. Čia gaunas kilogramų, kilovatų skaičius, ten į kosmosą. Dėl to Telmentas ir šiaip pakankamai greitai su to huligankė buvo. Ir jisai kitas dalykas nenaudojo 265 padangus. 225 lėkdavo visada. Ok, nežinau. Ir jisai nugreitas tikrai būdavo. Jo.
Tai... Nes tiesiog santykis geras. Jo, Nu, kaip FD, žinai, pagal tavo svorį duoda Tai tau va dabar padangą. žiūrint į tą huligankę, nu ten durį sudėsti į klaudinio, kapotą bagažinį ir turi 900 turbūt. Ne, žinok, taip žiūrint, nesigauna. Nu, Lankų nėra. tai nėra. Nu, Nu, tai lankus gausis. susidės. Ne, tai bet aš nedėsiu lankų. Ir susidėsi plošto duris. Galinės jo. Nu, galinės nebe. Bet Ne, realiai. bet tada savo, ne. labai jinai laiba Tai jo, pasidaro. Bet be po lankų to- jinai pradės lankstytis, ne? Jo, Jinai jau jo. susilankščius nuo tada, kai aš šiaip su ją važiavau. Tai Nes tas čia to nepakeisi. nuo Nuo gyvenimo. Nuo jo. gyvenimo. Tai čia to nepakeisi, žinai, nes nu, Ok, aš su jie daug yra atvažiuota ir yra krabas užlenktas ir plyta užlenkta. Tai... Daug keblas, matys. Aš mačiau, kad tu su pirmuku buvai išliekęs. Kaip ten jausmai? Matai, aš nieko nedarė su setupais, tai būtent Kuršėnų trasai, būtent pasistatymui į tą pirmą lanką netinka ten visiškai setupas į to jau vietoj, nes gaunasi kaip ir pasistatai ir tas persimetimas ir iš karto mašinas sviedžiai tiesiog į kampą. Ir tada, kad norint išsigelbėt, gaunasi su vairu, turi, žinai, tas korekcijas tokias daryti, datempinėt, kad įlygti išorį. Tai va, tai, nu, ten biški pasisetupinti reikia, bet, nu, principė, lengva su juo važiuoti. Va, nuvažiuoji. Nosas buvo naudojamas. Ne, išėjau nos ir keleivio sėdinį įdėjau. Ok. Kam nosas ten tokio trasą? True. Dar šiaip noso nenaudojau gyvenime nei kartą. Net savo mašinai? Pas mane nėra, niekada nebuvo. Ok. Dar yra pirmų kartų, dar jaunas. Bet balionus jau 2 turiu. Jo, mačiau, net. Taip jau būna gyvenime. O, Simukai, kaip tau sekėsi, tu irgi su labai tokia matsulinė mašina atvažiavai? Jo, realiai buvau mechanikas visą laiką. Šiaip Savo ar kitiem. sau. Ko nepastebėjom. Atsisuko, po to jau galiu, čia post factum galiu papasakoti, kas iš tikrųjų buvo. Tai variklio kojos 2 varžtai, veržlės atsisuko. Pradėjo variklis kažkiek kelnotis. Tada man išplėšė pakabinamą, nes paspardyti sankabą reikia. Ir tada taip gavosi, kad reikėjo kardaną pasikeisti su visom gumom. Matsuri. Jo. Bet Jo. visa kita ledas, visa kita važiavo tavo lava. Kokią išeigą įsistinkiu? Aš turėjau komplektą nuo Uphylo, po Vendžigėlis, kokį visą laiką lieka. Makso ar UHP? Maksai, UHP. Nes Uphyliau su UHP važiuoju, tai buvo toks kietesnis komplektas, tiesiog pravariau 25 ar 26 važiavimus. Tada užsidėjau naują komplektą, iššau 30 kažkiek ir jo dar liko, bet po 30 kažkelinto, man atrodo, jau pradėjo gabaliukais eit. Bet tada prasidėjo, kai jau naktį važiuoji ir, hotlepindavau, ten realiai jau eilės nebūdavo. Tai aš spėjau, visas tai susidėliojo, bet realiai su tais komplektais prasukau, tai skaičiuojam, gaunus vos ne šiam važiuojam. Su 500 arklio, su ilgesniu perdavimu, tai čia yra kosmosas. Jo, bet, tai ir padanga veikia teisingai ir ten danga yra teisinga, tai tas va ir susideda, žinai. Jo, nes realiai tokiam arklio galim visiškai normalu buvo, pavyzdžiui, Maksos, kai naudojau, kaip pavyzdys, tai tarp 5 ir 7 važiavimų. Tai skirtumas yra kosminis. Jo. O kai būtent važiuoju prieš plytas, tai aš specialiai pasidarydavau kokį 1-2 slėgio, kad, daug sukibimo neturėtų ir tada labai patogiai ir su plytom judėdavau. O šiaip su kiek važiuoji? Viską, kad leidai, kiek ten yra. Tai kiek tas viskas? 0,7 kažkoje. Priklausoma taip Tai pabandyk 0,5. Yra 10,5 ratai Ai, pagrindę. tai tada nebandyk. Kažkaip jaučiu, jūs nebe alkoholį čia šnekat su to. Vienas 0,5, kitas 0,7. Bet, okay. Jeigu iš tos pusės, tai 0,7 geriau. Šiaip baras dar visai nieko. Neblogas buvo. Čia daugiau be gedimo atsivažinėjai? Jo, iš variklio pusės viskas gerai buvo. Važiuoklę realiai pasitvarkiau prieš Matsuri, nes po sezono tai ten jau viskas išėjo velniop. Reikia realiai kiekvieną traukę jau keisti tos lollipopus, viską. Sezonas pro davė žinot, kad mašinai jau atėjo laikas, bet šiaip daugiau jokių gedimų nebuvo. Tai mašina paruošta ateinančiam sezonui? Ai, buvo gedimas. Jau norėjau krauti mašiną į Matsuri, užkuriu mašiną ir kažkaip magiškai kolektorius plyšo. Atsirado skylutė, tokia nemaža. Tai ją užvirnom, bet Matsurėje, kaip ir tikėjomės, kad vėl atsiras ta skylė, tai visi klausimas, tai kas tavo motorui, nes pradėjo plirpti žiauriai. Žinai, skalimo garsas atsirado. Tai realiai važiuoji pitose ir minimum 2 žmonės susistabdo, seniai gesink tą motorą, čia blogai labai. Viskas gerai, seniai išmetimas. Tai tas reikalas reikės susitvarkyti, bet ten realiai pirmas kolektorius gamintas, tai ten dar nėra to
Nu, ten originaliai, žodžiu, palikta, ten reikia perverinti ir bus ledas. O toliau tai viskas good. Būsit kažką per žiemą daugiau? Jo, Aleksas jau įdarbintas, tai jau kaip ir supratau, jau daugiau nei pusę detalių atėjo jau. Skremuliuką naują mačiau čiate, tai realiai po skremuliuko reikia su kuro sistemą užsiimti ir vėl pasvaldą važiuojam. Bet setupas nesikeičia, ne? Iš suspensiono tavose? Ne, melsas plus kompresorius tiesiog daugiau biškiai atsisukti. We shall see, kiek jis atlaikys. Tai vieną jau keitėjai, kiek mačiau. Jo, bet ten literaliai dėl to, kad tepalo atlyva gal. Na? Jo, gavosi 2 treniruotės, nepasitikrinau tepalo lygio ir gavosi tipo, žinai, kur yra... Bet ironija, kame, gaunasi, kad tipo, kur turi būti virš maksimo, tarkim, nu pas mus ten kastominės tos apie comą, tai buvo ant maksimo ir to užteko druskininkose pagauti atlyvą. O apie kusampą negalvoju tokį dalyką? Susirašinėjom apie tai irgi su žmogum. Manau, kad išgelbėtų tokiuose mini situacijose. Nes čia buvo žiauriai durna klaida. Nes išsardėm variklį ir matosi, kad jis variklis visiškai be tepalo važiavo. Ir tada toks, o kada tepalą tikrinom? Bet čia viskas eina iš to, kad pasitikė per daug motorų. Nu, jo, viskas gerai, viskas gerai. Tau su miliu reikia daugiau pasitikrinti, išmoksti, pasitikrinti tepalą. Aš bandžiau į druskininkose palaikyti. Sakiau, kad neskubėk, viskas gerai, išsiaiškink, kas konkrečiai su motoru įvyko. Ten negalvo, kad tau reikia iš karto kitą motorą pirkti. Tu išsiaiškink tiksliai, kodėl tai įvyko. Nes, sakau, gal tas nuoseklumas tęsis ir su kitu motoru, kurį įdėsi. Tai, nu, neskubėk. Yra šitų dalykų. Tai tarp kitko, Arpuliukas 2 dėžės laužė Matsūrį. Jo, getragėlis palaidą, girdėjau. Bet čia, žinai, kaip važiavo. Tai palauk, aš kadangi buvau ten savam reikaluose, man tai, žinai, be 10 važiavimų negrįžk. Žinai, tokį šovę. Tai tas vargšas išvažiavo, ten 15 gal jau važiavo, grįžo. Tada man tas sako, nu, duok man, parodysiu, žinai, kaip reikia, tipo pamokinsiu, išsiškodė. Pravažiavo gal kokius 5 važiavimus, man tas, žinai, vėl pasikeitė Rapolas, man tas sako, važiuok 5 važiavimai, grįžta, pamokino vadinasi. Nu, pakeitė dėžę, dar 15 važiavimų, dar 1 dėžę. Iš kur ten tiek, čia prispardo tiek? Aš nežinau, aš 2,5 metų, aišku, nu, 2,5 buvo, bet, nu, tikrai ir roketai, ir matsūriai, ir žiemą, nu, nei vieno getrago nesulaužiau. Ir dar vieną matsūrį su 3 litrais atvažiavau su getragu. Viskas gerai su to getragu. Gal tiesiog taip papuolė. Čia, man atrodo, yra Kulvinsko vis dėlto, kai neskojas plaukuliai. Liktis yra, kai turi 2,5 arba 2,8, getragas laikys. Tik įdedi 3 litrį, getragai sklandžiai. Aš su 3 litrais visą matsūrį atspardžiu. Jo, tai tu turėk omeny, kad vis tiek palaidusi getragą. Čia tik laiko klausimas. Ne, tai jo, bet, nu, ne 2. Nu jo, čia tai keistas sutapimas. Gal tiesiog, nu, bet tai, palauk, ne tai, kad 2. Jisai prieš tai treniruoti savaitgalį getragą sulaužė, įsidėjo kitą. Matsūri vėl getragas ir tada ant galo dar vienas. Gali būti, kad buvo ta dėžės galo gal kokia kryžmutė buvo nusukta ir užsukta ir torkas buvo, nu, žinai, tas... 3 dėžių? Nu, turiu omeny, kad naudota vis tiek perki. Gal kažkas nesuvežė to galo ir tada gaunasi viskas išsibeldžia, o tu uždedi dėžę, tikėsi, kad jin laikys. Nu, vėl, čia galim tik spėlioti. Rapolas daugiau laužo dalykų negu tu, o tai laikai atėjo. Arba kairė koja labai gerai veikia pas jį. Traukuliai vadinami. Tatang. Okay. Aš norėčiau papasakot, kaip man sekėsi. Nu, tu irgi važiavai. Jo, mes susidūrėm su labai įdomią problemą. Mūsų draugai japonai pasirodo yra gana neilgi bičiai. O Zetkiai rankinis stovi išneštas šonio tunelio. Ir lopšys atsistumė iki rankinio, ko pasekoj, va čia jų kojytės, o ten pedalai. Tai aš likau su Zetke važiuoti vienas, jam pastatėm kompaktę, kiek įmanoma priekį sėdynę ir šiaip su kompaktu, man atrodo, gal kokie 6 žmonės važiavo. Aš galvoju, ko jie nevažiuoja? Tai dabar jau aišku. Tai jo, kompaktą šiaip MVP pastatėm kuro užimtuvą kompaktą ir baigėsi mūsų visos problemos su galios dingimu. Jeigu netyčia kažkada jums tai bus. Ačiū Edgarui Kochanovskijui šitą pasakė, sako, jo, užverda kuras. Tai pastatėm kuro užimtuvą gale po baku elementariai ant grįžtamo. Ir baigėsi mūsų viso problemos su galios dingimu, nes jau būdavo turi dapilt benzo iš kanistro, kad grįžtų poweris.
Tai kompaktas, man atrodo, įveikė vieną komplektą zestinkių per 5 važiuotojus. Ir... O gal neįveikė, gal nuleido ratą. Nesu tikras. Nes grįžo mašina su šakė sulaužytai, atlankiu vienam pagadintų. Bet atsivažinėjo visi, jie paaiškiai komentaras buvo, kad tipo, tos kalniukas sako, čia nesąmonė, bet tokia gera nesąmonė, tipo, sako, perlipi per viršų. Ir jie turėjo vieną tą situaciją, kur perlipa per viršų, o ten sako, jo, bet sako, taip gražiai, sako, jie kaip vėduokliai šonas visi. Ir sako, mes tiesiog nuvažiavom, nes visi jau buvo pasitraukę, žinai. Tai atsivažinėjo Bernai, atsitūsino, Bandana atsivažinėjo, paskui mano teisėjai važiavo, esam sugadinę žmogų iš Tėvas Racing, kuris instruktorium dirba ir ten su Porsche'ais laksto, belia kokius laikus ten daro. Tai dabar man išnėja, kada kompaktas bus surinktas, nes Porsche smagu, bet kompaktas yra gyvenimas. Tai va, tai kompaktui šakė turi pakeisti tepalus, piltant į fryzą ir būsim turbūt pasiruošę sezonui Lenkijoje, nes aš vėl planuoju Bielistoką pasivažinėti daugiau. O su Zetke turėjau tokį įdomų momentėlį, kad šiaip visą dieną irgi be problemų, pasikeitėm difo, tai buvo kaip tik bėgis, bet vat, kai su tavim susikabinom ten... priekis pinas, tai Benas dar rado, kur dingto, aš atvažiuoju tiesiog sieną. Ir galvoju, man tai turbūt nieko tau traukia. Ne, man dešbaras užlinko ir aliuminis toks rėmas vidų užlinko ir lempa teko išsimti, nes išlūžo iš laikiklių, bet visa kita gerai. O paskui vakare turėjau reikalų, kur baigėsi liūdnai, aš netgi siužetą apie tai turiu, tai parodykite, ponas. Ką, tai mes esam po Matsurio. Kaip žinia, Matsuris man baigėsi šiek tiek įdomiau, aš šoviau tą klasikinį, davai dar vieną paskutinį. Ko pasekoj, turėjom kontaktą, tokį drūtesnį kontaktą, Zetke gavo į duris, šiaip įsitikinom, kad Zetke šiaip drūta mašina iš savęs yra, tas smūgio tikrai būtų nemažo. Ir dabar aftermath'us reikia susitvarkyti, nes šiaip norėjau važiuoti į Nissanų Meganitą Latvijai, pašiat klys trasoji, tai dabar žiūrėsim, kaip čia man seksis, nes laiko nebaisiai daug. Tai va, ir klausia mane žmonės, tai kur tu dabar esi dalių tam savo daiktui, taigi čia ne BMWs, taip toliau, no problem. RRR LT, mano šveplai, kaip čia, lūpai sunkiai ištariama frazė, bet iš esmės ovoko. 3 PMZ duris. Visiškai no problem. Kaunas. Nuvažiavau, dar padabojau. Nenorėjau siūs, norėjau pažiūrėti, nes nuo Kabriko. Bet pasigilinom, kad toks pats stiklas skiriasi, bet stiklas pas mane nedužo, tai viskas gerai. Tai vat atvilkau iš Šiaulius duris ir kadangi Šiauliai, kaip žinia, yra Lietuvos automechanikų ir visokių Mustangų lipdytojų sostinė. Tai Zetke keliaus ant stendo pasitikrinti geometriją, nes šiaip turbūt, kad bus tokia truputėlė pastumta. Bent jau durų rankenos, durų spynos vieta matos, kad biški papusta, nes, parodys kaip dėlės atrodo, tai suprasit apie ką temą. Bet panašu, kad išgyvensime šiandien ir ne taip ir baisiai. Tai va, tai ieško detalių, nueinat HRR ir suslandat net tokiam, nežinau, galima sakyti, kad 3 PMZ baisiai ekskliuzyvas, bet tikrai jo, ne kompaktas. Tai galiu papildyti, kad mes netampėm Zetkės. Su plaktuku durų rankenos tą kilpą atlenkė atgal, įdėjo duris ir jos va taip dalinėjasi. Ta prasme, Zetkė yra sunkiai, bet Zetkė apsimoka būti sunkiai, nes aš bankė gavau tokią, kad man airbagą šovė ir aš nuo asfalto atsiradau žolėjai. Niekada nevažiuokit to dar vieno paskutinio. Tai paskutinis. Ir nieko. Va,
kosmetiką atsitampysim ir bus gerai. Matai, pagrindinis smūgis į duris buvo neįstokį. Jo, lygiai duris gavau. Bet tuo pačiu turint omenyje, kad čia Zetkės duris ir ją taip sulankstė baisiai, tai smūgis buvo geras kosmiškai. Jo, geras. o bailis gavosi toks, kad, tą paskutinį, be 15-11. Sustartuojam, aš antras, dviesi turbūt ir važiavam ir prieki bičas 4 ratais į pievą. Ir aš galvoju, jisai atsileis, aš asfaltu toliau, jisai neatsileidžia, jisai varo pievą. Galvoju, velnis gausi velnių, kai grįšim, nes arė pieva tai tolika pėsnė. Ir šiaip turiu po šito Matsurio klausimų, nes mes turbūt 7% damage trasai padarom per paskutinę valandą, nes visiems įsijungia dzin. Taip. Tai jisai eina, aš savo asfaltu ir galvoju, jisai įlys už manęs, žinai. Aš persimetinėti sekantį posūkį ir jisai grįžo iš žolės ir va taip, 9 laipsnių. Aš dar bandžiau biški šonus. Bum, 9 laipsnių. Jis jautė, kad jam skaitys kažkas moralą ir galvoja, tai jungsiu vieną. Tai sakau, mes ant žolės. Aš turbūt nusakau, žinai, visą tai nutiko greitai prieš nosį, tai greitoji atvažiavo pati mane pasičekint, bet bairis bairiu. Latviukai, kaip žinia, draudžia naudoti lopšius diržus, jeigu nėra lankų. Mes to nedraudžiam. Nes jie draudžia, nes jeigu versis mašina, tai tau stojkę galvą gali prispausti, nes tu neturėsi kaip pasilenkti. Bet žinai, taip dažnai mašinos verčiasi, palyginus su smūgiai šoniais. Tai aš gau bankė tiesiai į duris, tai net atvedžiau latviukus parodyti, kodėl mes leidžiam lopšius. Nieko. Man biški kojo šoną paskudėjo, nes realiai tą dalim sugėriau viską. Plus aš nesu baisiai mažas, žinai, tai turiu savo inerciją. Bet viskas, ta prasme, visiškai walked away, viskas suveikė, šovė lango ar begas, tai šalmą prilaikė, ta prasme, net kaklo neskaudėjo. Viskas taip, išlipu iš mašinos, pasižiūrėjau, durų spyna buvo išlupta, durys pačios atsidarė. Ta prasme, tiek bankė. Dėl to reikėjo atlenkti tą atgal ir man dėl to reikėjo naujos spynos. Dar prisimenu, kad liko dalių šiaip nusatkės, reikės pabandinti grąžinimą padaryti, nes man atrodo, ten iki 2 savaičių galima grąžinti. Tai, bet čia vėliau. Tai tokia bankė, bet jeigu būtų buvę standartinės sėdynės, kaip Latvijai leidžia, tai keleivis būtų atsidūręs man ant kelių. Yeah. Tai šitoj vietoj aš ant savo skūros pasitikrinau tas taisyklės, kurias buvom pasirašę ir jos iš tiesų veikia gerai ir labai džiaugiuosi, kad taip yra. Nes mes tikrai turėjom saugiausią įmanomą aplinką krešo atveju, kad tai yra antro bėgio krešas, bet tikrai pasijautė ir džiugiuosi, kad taip yra. Šiaip po šito Matsurio šiaip su kolektyvu nemažai panagrinėjom, kas vyksta gerai, kas vyksta blogai ir radom nemažai dalykų, kur dalyviai stipriai persistengė su rizikos prisėmimu, o realiai tai tą rizikos prisėmimą visiems gauna mes, tai atsiras naujų taisyklių. Nes labai prikolas yra, kai nueini pakalbinti žmogų, kurį pažįsti ir supranti, kad jo mašinui sėdi kitas žmogus. Davė draugelių pavairuoti. Ir tada pradedi suprast, kodėl važiuoji su kažkuo traukinį ir žmogus, kuris turėtų bele kaip gerai lėkti, nifiga nepavažiuoja. Tai mes, žinai, darom atranką, pusė Lietuvos pyksta ant manęs dėl tos atrankos ir paskui už vairo atsiranda bele kas. Okay. Tai atsiras juostelės tik vairuotojams. Aš neturiu problemos, kai žmonės dalinasi mašinom tie, kurie, žinai, moka važiuoti. Edinas Litvinskas buvo geras pavyzdys, jo darbas buvo išmokinti Zdarovinį važiuoti. Zdarovinis tikrai atvažiavo, šiaip jau pasivažinėję, žinai, ir, meras. Jau įsileidom paskutinių numerių ir Edis su jo mašina važiuoti, aš tikrai neturiu problemų, žinai, kai geri driveriai atvažiuoja, pasivažinėja kartu, žinai, ir Kulvinskas atsisėda, pavažiuoja. No problem, bet tai turi būti suderinta, žinai, iš anksto, nes kai atsisėda belekas, tai ir gaunasi belekas, o tam renginį mes rizikos esam prisėmę tikrai stipriai per daug negu jau reikėtų ir tada dar ta rizika, žinai, dvigubinasi, kai dalyviai mums jos atneša papildomus. Tai bus papildomų dalykų, bet overall, aš nežinau kaip jums, bet man Matsuris buvo be tų 15 minučių sklandžiausias, fainiausias, tikrai buvo geri traukiniai, tikrai buvo geras vaibas, dievulis davė gerą orą ir net nežinau, ką reiktų padaryti, kad būtų, žinau, ką reikia padaryti, kad būtų geriau, bus daugiau. Oras tai tikrai geras buvo, nes vėjo nebuvo pirmą kartą.
Pirmą kartą grįžau su lūpom nenupustom. Nes pastoviai grįžti nupustos lūpos iš po to Kuršėnų. Ne, aš tai atkritau. Tas kardano keitimas mane palaužė. Ne, tai kad iš po Kuršėnų aš irgi atkritau. Tai čia yra faktas, nes virusas kažkoks siautė. Yeah. Ir manau, kad ten pasidalinom ir ne vienas iš ten atkrito, nes pas mane visa šeimina irgi atkrito. Tai čia, žinai, čia ne prie to, bet šiaip oras tikrai geras buvo. Yeah. O šiaip sunkiausias dalykas iš Matsūrio, tai galiu pasakyti 24 valandas vairuoti. Nu, nes tu nenakvoji. Taip. Nu, taip pats Taip kaltas. negalima daryti. Nu, Taip pats kaltas. Mes tai senai tą esam išmokę. 5 ryto išvažiuoju, 4 grįžti. Jo, tai taip ir pasigalas. Ne, mes esam pasimokę, mus vienas renginys Klaipėdoje išmokinęs, kur mes dviese nuvažiavom iš vakaro pasiruošti renginiui ir iš ryto turėjo Hebra atvažiuoti dar anksti ryte, kad padėtų dabaigt ruoštis ir pasėmė stirną pakeliui. Ir atvažiavo be 15 minučių pirmos mašinos startas. Tai gerai, mes ten radom vietinių žmonių, kurie mums padėjo pasiruošti, nes, žinai, blokus reikia, trosus susidėlioti, daug hard worko, žinai, kur va turėjom ten 8 paslyti per 2 valandas, žinai, o likom toliau 2. Tai nuo tada mes esam išmokę, kad mes važiuojam iš vakaro, visas tymas dabar atvažiuoja iš vakaro, nes paskui irgi yra situacijų, kur ten vos stirnos nepasiema ir panašiai. Tai šiemet Barių atradom, kad mūsų visi sklyto etapai buvo minusiniai, būtent dėl to, kad nakvynės buvom neįsiskaičiavę, kad tai irgi yra kaštai, nes atvažiuoja krūva žmonių 2 kartus nakvoja, prieš ir po. Tai gaunasi, 1,5 gabalo gal sumokam vien už nakvynę plus maistą. Tai nereikia važiuoti. Ir čia į šventę atvažiuoja, tai reikia, žinai, pasidaryti šventę, kad ir pasivažinėjai ir paskui pailsi ir tada ramiai grįžti namo. Tai čia jūs ponas maksimalistas. Man tas labiausiai patinka, kur tipo 11 vakare, tipo, baigi važinėtis tą gerą nuotaiką, po to jauti, kad, reality kicksin, dar 3 valandas atgal važiuoti, tau tai dar daugiau gaunas. Ir tada ironiškiausia, tai sustoji, kavos pasiemi, dar lauki, žiūri, gal be kavos išeis ištemti ir tada papusams, kada šans. Po to jau pradedi kalbėti, muziką leistis, bet jauti tą ribą, kur... Ne, bet tai faktas, kad jauti, bet, pas mane tai gerai, kad ne vienas važiavau, tai buvo, žinai... Yeah. Aišku, tiem irgi sunku buvo, bet... Nes dažniausiai visi nulūžta, va tada prasideda problema, tada jau nori stoti. Bet kai nori, tai ir stoji. Ja. Ok, tai aš manau, kad apie Matsūrį mes pašnekėjom. Matsūris buvo gerai, Matsūris yra iš principo geris ir manau, kad mes įsidėsim daugiau saugiklių, kurie laikosi taisyklių nieko nepakeis. O visiems bus nuo to ramiau ir neprislysim dalykų, kad paskui nereikėtų užsidaryti iš jūsų. Šį savaitgalį dar 2 renginiai vyko Rygoj. Aš buvau vienam, Benas buvo kitam, o Simas miegojo daug. Ir kaip jau pasveikinu Benediktą, tai jisai atvažiavo, pažiūrėjo ir atkimšo visą Baltijos čempionato finale. Pasiėmė bliūdelį. Dar mašiną paskolino? Jo, paskolino Valdai mašiną, gaila tas nepadėjo. Tai koks jūs melis buvo pagrįžti į seną gerą lygą? Ir negulėt po mašiną visą laiką, kaip tu daly praeitą kartą Rygoj. Ką žinau, matai, man iš tikrųjų sudėtinga buvo, nes mes setupus biški mašinos buvom pasikeitę ant lėtesnės trasos Varšuvoje. Tai tas setupas buvo likęs, tai reikėjo laiko suprasti, kad jisai neveikia šitam būtent toj stabdyme. Tai... O kas buvo, per daug gripo, per mažai? Išoninio visiškai nebuvo. Okay. Tai va, tai... Paleid ir flyina toliau. Jo, ten tos sienos, arba spinas, arba link sienos. Tai Vinžigelskis pirmą ar antrą raną, tai čiut išgyveno link tos sienos. Tai va, tai jo, tai, bet tą supratom irgi, žinai, prieš porinius. Šiaip iš tikrųjų tas toks, žinai, aš visą savaitę svarščiau, ar važiuoti ar nevažiuoti. Ir principė labiau norėjau nevažiuoti. Nes šalta. Taip. Bet ir šiaip, gaunasi... Šiaip čia buvo geriausias oras Rygoje per 5 metus. Jo, bet... Nes pirmą kartą nelyja. Tu 9 ryte atsisėdi į mašiną ir yra 6 laipsniai ir tu važiuoji be langų. Patikėk, šalta. Susidėk langus. O šiaip visą sezoną nepavargai, masteriai, Baltikas. Dėl to ir labai svarščiau, žinai, bet turėjau porą užduočių, žinai, patestuoti vienas padangas reikėjo tas pačias lemputės patestuoti, ką tu bandėjai,
greitėjimo, lėtėjimo. Ne, tada aš jūs bandžiau. Tai va. Jos nemėgsta klešų. Ir reikia, kad nuresėtin pakankamai dažnai. Ai, nuresetin? Ai, pas mane tai nuo prikurkės, tai pačios kas kartą. Ai, tu atrubiliną jas kaip prikurkė atjungi? Aš Ai, nu, tai tai Constant palikęs buvau. Vieną kartą nuresetino ir tiesiai prie akumo jungiau. Ir Nu, tai nieko pas mane irgi neresetino. tiesiai prie akumo. Bet po to, žinai, kai šitą mes, aišku, viską susikrovėm, po to sugalvojom likt apdovanojimų likt, priekabą atidarom, dega žalias. Tai pas mane po bankės, dega žalias stabiliai. Tai va, tai, o šitas layoutas aš pirmą kartą važiavau, tai man toks sudėtingai. Ir šiaip, matai, kai tu nuvažiuoji su tokia nuotaika į varžybas, tai aš nesupratau, kad aš neturiu arklių. Įsivaizduoju, kiek, nu, va, tiesiog jau išėjai, žinai. O kas buvo? Šlanga kiaura. Benas jau pripratęs, kad yra solo power, kai man surė. Ir kai pirmą kvalą išvažiuoji ir tu jauti, kad tu, blemba, kažkaip nebeišsitempi, žinai. Ir, nu, logą pasižiūrėjom, kad jo, pučiam ten 1.4 ar 1.3 vietoj 2, tai... Aš kažkurį raną dar mačiau, man atrodo, treniruočių ir matau, kaip Benas tam sulėtėjime, o gal ten ir Vendžigarsis, nežinau, tą platų lanką įmi, lyg važiuotum palei betoninius blokus, nes ten vidinį klipą padarė. Jo. Ir aš taip žiūriu. Poriniam? Ne, trefkės čia, kai dar rodė live streamą, tai čia treniruotės bus dabar. Tai gali būti, kad Vendžigarskis Jo, ir taip plačiai įma ir taip galvoju, šaika, ne ta konfiguracija, bet taip idealiai, kur tu pareini, bet taip kaip reikėtų, jeigu ten nebūtų padangų, palei blokus. Bet šiaip, supranti, ten tokia... Tas vidinis klipas šiaip nesąmoningas. Visiškas. Pro lygiai tai tikrai. Ja. Nes tu atidegini ten tokiu greičiu, kad tau reikia prieš tai stabdytis, o ne toj pačioj vietoj, kur masteriai stabdosi. Nes masteriai pasistabdo ir lėkia į tą sieną su greičiu. Ir ten gaunasi tas, ten, kur dabar dar labiau reikia stabdytis, tas toks kaip dobelė, man atrodo. Bet dobelė gaunasi už vidinio, ant sekančio persimetimo. Ok. Ten gaunasi dobė. Nes labai matosi, ten atrodo, kad mašina pastabdo su priekiniais stabdžiais. Nežinau, nematėjai, gal laivė labai matosi, tipo vidinį pasiemi ir ant to persimetimo matosi visada va, toks judesys, žinai. Nu tai ten va ta dobė. Okay. Tai ja, tai toks, žinai, ant antro kvalo susitvarkiam šlangą, išvažiavau tada, nes visas trefkės važiavau be arklių, žinai. Tai tada lėk pradėjo. 3 plytą, tai 3 plytą. Ir kadangi šoninį neturėjau, tai prieš tai, nu, jau iš anksčiau pradėjau stabdyti, žinai, bet vis tiek atlikiau taip į tą stabdymą, kad, nu, jaučiu susispininsiu arba turiu stopočių nepasidaryti, žinai. Nu, tai mane ir nubaudė už tai, kad aš ten, nu, praktiškai sustojau, nu, tipo, užsilokinau, žinai. Bet tai keitėt setupą? Jo, keitėm. Nes tau šiaip ir polininkai tokį pakliuvo visi faini ir lengvi. Paėmus dienelę, ne? Nu, kaip, žinai, paėmus normali kova, tai su vieninteliu buvo Andriu Musiliauskas, žinai. Kur nesąmonių nieks nevėlė, žinai. O toliau su Salu, tai, žinai, jisai atsiliko, o lydė nesąmonę suvėlė, dėl kurios ginčijosi iki pat renginio galo. Nu, čia skamba kaip Salu. Nu, čia kokio tipo klaida maždaug buvo? Nu, vienu žodžiu, buvo griežtai pasakyta, kad persimetimo stabdant negali daryti. Nu, jisai matosi, žinai, ateina, tą 4 pasiema ir prieš persimetimą rankinį užsitraukia ir su rankiniu persimeta, žinai, jau stabdydamas. Jo, nu, ir gavosi tada šiaip, nu, susistabdžiau, čiutį priliečiau. Toks vaizdas, kad jisai atsileido, bet jisai tipo sako, neatsileido, nu, tai gal kokią apsaugą suveikė, nu, nežinau. Jisai atsileido ir sustojo. Tai, žinai, aš taip ir atsiejame, sustojau į, žinai. Nu, tai ten teisėjai ilgai galvoja, bet, nu, ten jau iškart matėsi, kad jo klaida, žinai, ir laimėjau, o top 16 važiavau, pamiršau vėl aš tą estą, su 3.7Z ar 3.5Z, iš P raidės. Tiek daug estų. Ne, jo, tai kažkaip įsitikinęs buvau, kad jisai greitas, tai ne, jisai nebuvo greitas, tai užsidariau kiekvieną kartą ant persimetimų, nes sunku dar buvo važiuoti, nes vairo stiprintuvas realiai neveikia normaliai. Ir ta, žinai, kur varai ir šeikina vairą, ir jeigu nori kampą pakoreguoti, tu negali, ta, žinai. Ir negali, ir gaunasi, supranti, tu su rankiniu žaidė, ir kai prieš lėtesnį, nu tai vis tiek tu jį pagauni ant persimetimo, vėl ant persimetimo atsitrauki, vėl pagauni, žinai. Tokia nesąmonė, nu tai realiai pagrindas, tai viskas buvo lead runas.
Nes tiek top 3-2, tiek 16, tiek top 8, top 8 Blūšas pats susidegino, kaip visada su savo Too Much Grip. Tai va, o top 4 su Andrium, tai ir vairas jau buvo pakankamai neblogai, nes tiko ir kampai, ir greitį, žinai, kur tu persimeti ir tau nereikia dar kažkokių korekcijų su vairu daryti, žinai. Tai ir gavosi pakankamai gerai suvažiuoti tiek lydą, tiek čiaisai. Ir jo geri važiavimai buvo. Tai va, bet ten keliose vietose minimalios jo klaidos ir skiria man pergalį. O finalė irgi, bet irgi įdomiai, vat, šnekėjau su to estu, su kurio finalė važiavau, Strelkov. Jam. Tai sakė, jam visą dieną, va, ten ekstremų jautėsi, kad, žinai, vėsta ir tas gripas krenta. O man toks vaizdas, žinai, ant finalų, pukšt ir nukrito. Ir aš pirmam posūkį tai čiut išgyvenau ten, ant kito asfalto beveik nei žolė, žinai, o tas paskui atėjęs taip pat, netilp. Ir žolės nuvažiavo. Okay. Tai jau gavosi tas 10-0, tai žinai, tai čia įsą padaryti, taip, paleidau 2 korpusus ir ten kažką suvažiavau, belė, kad išsuvažiuoti ir tiek žinių, žinai. Bet šiaip, man toks, žinai, žiūriu į sezono overallą ir vėl matau 2 naujus stiprius estus. Iš kur jų atsiranda? Iš niekur. Daugiau yra. Greg Merila šiemet, kur mus nustebino. Ir Strelkovas. Ir Strelkovas. Ir dar tas su Kem 6 estas, kur pesura ant šono užrašyta, irgi šiaip neblogai važiuoja, bet jam, tas sėkmės korta nekrenta visiškai, bet jisai šiaip lekia gerai. Tai vat kažkaip estai ėmė ir vėl pagamino naujų, bet pas mus irgi yra. Ir šitoje vietoje mes prieš podcastą šnekėjom ir galvojom, kad realiai mes turim Dievo apraišką. Su Dievo varikliu, MP4. Greičios spalvos. Jo, tarp kitas. Greičios spalvos. Sėmė pro finalinis etapas Lietuvos įvyko. Įvyko Lietuvos finalinis etapas ir kad Kolosovas jį vėl laimėjo, čia jau darosi norma. Šiaip smagu mačiau, nusipirko mašiną į Pro lygą, tai panašu, kad nereikės paskatinimo, aš nežinau, kas liks išsėmė Pro lygą. Žiauriai stabilus driveris, aš taip stebėjau, tai kiekvienas lydas yra identiškas. Jis tai mašinoje yra kaip, kaip... Užaugęs. Gimęs užaugęs. Bet, šiaip, sakau, nežinau, kas bus su Semi Pro lyga kitais metais, nes pagal viską tikrai nemažai kas išeis į Pro lygą, žinai, pagal mašinos, kurios nusipirktos, taip toliau. Bet yra Dievas. Ir tai yra Lukas Banevičius, kuris, mes net pasiskambinome pasiklausti, kokiais padangą važiavo, nes jeigu išėjot laisvymą. Ir kiek metų su 3 litrais? Jo, jis važiavo 4 sezoną su 3 litrų kregždė. Ir jisai ant 205 kiniečių dūrė taip, kad atrodo, kad, turbo užsimovęs, dūmais apsiputojęs, tobulą trajektoriją, viską. Ir greitai šiaip geras, nes, tipo vijo ir tuos su galingesniais varikliais ir susėmiai, žinai, tai, tikrai buvo ten neblogai. Už ausų dievulis tempė į... Bet supranti, per 3 metus, aišku, jisai sako, žinai, aš kai įsidėjau 3 litrus, kažką rytis įrašė ir aš taip ir važiuoju, žinai. Yeah. Sako, dabar prieš Rygą, ten stovi neblogai, sako, reikia nuvažiuoti, kad, pažiūrėtų. Jam surado 10 kW. Čia atmosferiniam yra kosmosas. Tai čia, manau, visai nieko, žinai. Yeah. Sakė, jo jaučiasi. Tai va, tai manau, kad tas irgi dadėjo, bet, tikrai buvo smagu žiūrėti, žinai, kai su 3 litrais plyta, Rygoj tikrai greita trasa. Ir nėra lengva. Tikrai padėjo tie 4 laipsniai lauke. Šiaip dieną, žinok, šilta buvo ir tikrai užšildyta asfaltą. Tikrai, žinai, jaučiau pagal savo sukibimą, tikrai jo buvo. Tai tikrai, žinai, ne vasaros, tu pas vasarą, tai ten rūkytum, jeigu dar gumos, žinai, būtų užlieta normaliai, tai ten pamiršk. Bet iš esmės, Pro lygo atsirado vėl porą naujų estukų, žinai, kaip Pesuras buvo mus nustebinęs ir Pesuras tikrai labai fainai važiavo masteriuose. Tai mūsų Semi Pro lyga, aš manau, kad čia, žinai, tas spadimas išikna su Diftiškių kalnu, su Abhilu, užaugino naują kartą tikrai stiprių drifterų, kurie ir be powerio daro tikrai stiprius dalykus. Ir sakau, Banevičius, tai iš viso heads off, nes aš story pamačiau ir tokia pirma mintis, blema, tai jeigu Kolosovas nusipirko kompaktą turbininį, tai gal vaškė perkrovė. Žinai, nes, atrodo, skrenda, ta krekždė, žinai. Bet jie toliau įrodinėja, kad nereiktų 92, nereiktų FQ, žinai, visos geros mašinos baigėsi 96 metais ir nereikia ieškoti kažko toliau.
Bet šiaip, semi-pro žiūrint Lietuvą, tai tikrai stipru, nes realiai paskutinis etapas sprendė čempioną ir ten čiut ne 6 driveriai galėjo tapti jo. Tai pernai šiaip labai panašiai buvo, žinai. Tai... O pernai man atrodo, kad prieš paskutinį etapą jau ten beveik buvo aišku, kad Kolosovas laimėjo. Nes aš čia girdėjau prieš 2 etapus, kad čia jau visi buvo pasiskirstę, kas čia pirmas, antras lieka. Bet druskininkai taip sumaišė kortas. Viską pakeitė kardinaliai. Druskininkai tokie yra, žinai. Jo, netikėti visada. Nes šiaip Butomis ten labai aukštai buvo ir druskininkose sukrito su šituo Laurinu Jurčikoniu. Segmiuku, vadinkime dalykus, kaip jie vadinasi. Ir praleido. Jo, Segmiukas labai kokybiškai ten viską atidirba. Mašina veikia. Pagaliau. Tai jo, tai ir sulėkė. O čia bus įdomu matyti, kad Segmiukas išeis į Pro lygą, nes šiaip galėtų pagal važiuojimo etapų skaičių. Atrodo, kad ta mašina tikrai patemptų Pro lygą. Ta mašina... Vinžigelskis Kvalas su ją važiavo 265 Extreme Rygoje. Suvažiavo, praėjo. Tai, nes, sakau, aš pažiūrėjau į semi-pro sąrašą ir toks, Kolosovas nusipirko mašiną. Gustas Valainis irgi... Tų mašinų namie būtų mažai, žinai, bet žinai, bum pasiėmė irgi turbavo Voverės. Voverėvo išsipardavimą tokį pasidarė, tai bus įdomu. Nes kažkaip labai aš abejoju, kad jie imsi liks off-road ar ten Afrikoje važinėtis, kaip jie mėgsta. Tada, daugiau tokių vaizdų, kur matosi, kad tikrai Hebra ruošiasi išeiti Pro lygą. Tai panašu, kad lietuviška Pro lyga turėtų dar patint ir jau gal trauksim, žinai, 20 link 30 nuosavų. Įdomu, ką Aivaras dar sugalvos. Aš žinau, ką Aivaras sugalvoja. Ir tu irgi turbūt žinai, nes visi, kas Era Customs buvo užėję į vidų, jau žino, kokia ten sudaužyta mašina liko ir koks motoras iš jos buvo išsėmęs. Galit parašykit komentarą, jeigu žinot, su kuo Maciulevičius važiuos kitą sezoną. Bet manau, nebus sunku baisiai atspėti. Tai šiaip toks įdomus bus momentas, nes, sakau, semi-pro pamažės, kiek iš stryto perės, reikėtų pasižiūrėti, bet aš nieko nebūčiau pagalvojęs, kad Pro lyga taip ištins iš savęs, žinai. Bet gal tas Pro lygos momentėlės, kai kažkada, žinai, grįžom į 265 padangą, kad yra ir greitų trasų, ir techniškų trasų, tai leidžia būti in the game, neturint štukos arklio ir 6 žmonių komandos, žinai. Šiaip, jūsgi pabaigėt savo pirmą normalų pro sezoną, ne? Koks jūs smelis? Noriu daugiau arklių. Bet čia visiškai normalu. Kadangi važiavam su sunkesniu kėbulu, kaip ir pas Širbą, 92 jis nėra pats lengviausias. Jeigu turėtumėm tiek pat arklio su Kem 6, tai kaip ir jokių atmazų visiškai nebūtų, nes ten 100 kg, tarkim, skirtumas. Daugiau, manau. Jo, tai, ką žinau, realiai Abhilę parodėm, kad kvalifikaciją galima pakankamai aukštai praeiti. Tai reiškia, tu gali suvažiuoti tą kvalifikaciją, vieninteliai momentai tai būna porinėse. Tai pavyzdžiui, prieš Vinžikelską aš žiaurę problemą turėdavau, kad nesugebėdavau atidirbti. Tam tikrų dalykų, ar tai lead, ar tai follow. Bet tai labai daug susideda į tai, kad pirmas sezonas, patirties trūkumas ir greičiai. Aš kaip pasiskaičiau per Vemslogą, tai pas mane gaunas pasistatymas Abhilę mušant ribotuvą, o ribotuvas 1.88. Tai tarkim pasistatymas 1.85. Ir tada jau supranti, kad ten viskas tom milisekundėm, kai vyksta, tam reikia patirties vienaip arba kitaip. Hercų daugiau reikia atsukti kaukolę, biškai, ne? Bet pirmam sezonui ir nesakyčiau, kad reikia turėti 700, nes suvadėliot juos, kad praeit tą pačią lead liniją, kad kokybiškai praeitum kvalą gerų balų, tau reikia suprast, ką mašina darys ir, ją literaliai suvaldyti. Tai ten 700-800 patį pirmą sezoną nemanau, kad būtų šis protingai. Ne, šiaip jūs visai protingai padarė, nes dalykas, ko Hebra, ypač tie, kurie eina per lygas greitai, ko iš mano patirties žiūrint iš šono, nepajaučia. Iš stryto į semi-pro šuolis yra gerokai mažesnis negu iš semi-pro į pro, nes tu ateini į Pro lygą, kuri važiuoja, žinai, čiut žemiau Driftmaster lygą. Realiai. Nes, Baltijos čempionatas paruošė Hebrą nueiti į masterį, žinai, Benas ir Persūras yra labai geri to produktai, bet tu ateidamas į Pro lygą gali pamiršti, kad jeigu laimėjai splytą, sekančiais metais laimėjai semi-pro, tai tu gali pamiršti, kad toks bus žingsnis, nes tikrai taip nebus, nes kartelė yra tikrai aukštesnė,
net ir turint lėtesnės trasas negu seniau būdavo, žoskai greitos visos, ir net turint tą pačią 265. Aš nežinau kaip kitais metais, bet žiūrint į Baltijos Semi Pro, tai aš sakyčiau, čia yra tas viduriukas, žinai, tarp lietuviško Semi Pro ir lietuviško Pro. Yeah. Tai yra Baltijos Semi Pro. Nes ten Hebra lekia Wintersai, Samsonai, 600 arklių. Ant sailūnų. Čia mano svajonės. Ir jie, žinok, tikrai greiti. Yeah. Ir ten kapotinė tikrai. Tai pas mus Kuršėnuose buvo žmogelis, važiavo ant kiniukų, kem 6 baltas, nepamenu. Baumanis. Jo, Danis. Tikriausiai, jo. Nu, tai va, tipo... Nu, tai jisai Baltiją laimėjo. Visur yra realiai santykis. Tai va, teisingai Linas pasakė, kad tas perėjimas atrodo, kad viskas taip pat, bet pro lygoje supranti, kad mašina dabar jau lūžta nuo powerio. Tau reikia ir nuo gripo. Atidirbinėti tos greičių skirtumus, nes dabar pagreitis per tą sekundę yra toks kosmiškas, kad lygiai taip pat ir lėtėjimas. Tai yra visai kitokia patirtis, nei ant 225 padangos tu turi laiko pamastyti. Pro jau, jeigu tu važiuoji tą normalų važiavimą, aš nežinau, kokia pas tave ten lygio reakcija turi būti, bet ten vyksta greitai dalykai, ten yra daug dūmų ir tai yra patirtis, kurios Semi tiek daug negali susirinkti. Jo, bet žiūrint į tą Semi Pro Baltijos, žinai, tai jie iš mašinų, suradė ten ant tų sailūnų, to sukibimo, žinai, kur, žiūri ir ten ne ką lėčiau negu lietuviai ant tų Semi, žinai. Yeah. Ir nereikia gal tų Semi, žinai, žiūrint, tipo, drąsiai jie su sailūnais gali, lėkti prieš lietuviškus driverius, kurie lėkia su Semiais. Ir ten nebus nei pabėgimo, nei kažko tokio, žinai. Na, čia kaip Latvijai su tuo loko neturėjimu irgi vienai parba. Turėdavo savo. Bet čia, žinai, yra dvi skirtingos mokyklos. Faktas. Dvi skirtingos mokyklos, kurios rišasi, žinai, ir prie vietinių panetkių, ir prie vietinių trasų. Aš šiaip vis dar esu piktaras, kad Lietuva neturi Semi Pro etapo Baltiko ir šitą temą sakiau užvesiu, nes mes kitiem metam šiaip, bent mano kontorą neplanuojam Semi Pro daryti etapų, nes šiemet jie labai mus nuskliūdė, bet Baltiko Semi Pro etapas, jeigu būtų, tai man būtų įdomu pažiūrėti. Man būtų įdomu pasižiūrėti, žinai, kaip jie susitvarkytų, ar tai su Abhilu, ar tai su kalnu. Baumanis parodė, žinai, kad su kalnu jisai tvarkos, bet jisai šiaip lekia. Tai būtų įdomu pamatyti visą tą imtį, žinai. Bet overall'e, grįžtant prie pro lygos pirmo sezono, kosmosas iš Semio atėjus ar ne? Nes jūs tikrai buvo tie gudrus Semi Pro dalyviai, kur labai daug skiriat laiko analizavimui, kur labai esate techniški ir mastot prieš važiuodami. Bet vėlgi, ateini į pro lygą, tu redukcijų, setupų jokių neturi. Tai tavo pirmas sezonas visą laiką ir yra, arba tu intensyviai bandai greitai tai iš kažkur tai išgaut klausinėt, arba tu ateini su tuščiu lapu. Tai mums visai pasisekė toj pačioj Rygoje, Abhilė redukcijas gerai pasirinkti. Realiai mes visom trasom dabar redukcijas turim, dabar telieka realiai poweris ir sukibimo klausimas, nes valdomumą irgi išsprendėm. Jo, bet kai tu pradėsi atsiras poweris, atsiras kita padanga sukibimas ir tau jokia redukcija nebetiks. O dar jeigu ir padangą pakeisi, nes lyginant aš tau iš patirties pasakysiu, tai, ką mes naudojom pernai driftmasteriuose, redukcija, ne? Ja. Šiemet nei vienoj trasoje jinai netiko. Ilgėjo ar trumpėjo? Trumpėjo. Ok, tai tempas didėja realiai. Nebeišeina jau tiesiog muilinti ir važiuoti. Nu tai va. Tai... Bet čia masteriai, čia, žinai, visi ten irgi pasistebė per žingsnį į priekį. Jo, kai aš sakau, žinai, jeigu masterių sezoną praleisi, ten grįžti. Labai sunku, ne? Manau, kad grįši, bet, ten apie kažkokį rezultatą galvot, manau, kad, nes kiekvienas sezonas yra didelis žingsnis aukštyn. Jo, kad gaunas tu negali tiesiog iššokt ir turėti žiauriai, kintamųjų neturėdamas parodyti gerą rezultatą, stebuklų nebūna. Nebent tu turi gerus žmonės šalia, kurie moka ir mašiną setupint, bet čia jau realiai yra tiesiog cheat kodai, kurių šiaip realiai nelabai turės. Tai su redukcijom išsisprendėm reikalus, kaip ir plius minus žinom, bet kaip ir Benas sakė, viskas keičiasi, kai powerį gražini, pasikeis Abhilė į Maxus irgi padangos, vėl viskas kardinaliai keičiasi. Priekinę važiuoklę atidirbom, nes Aleksas pirmus 2, man atrodo, etapus važiavo su priekinės važiuoklės setupu kitokiu, tada kopinom nuo mano mašinos, jis galinę važiuoklės setupą pasitarė pagal save ir tada mašina važiuoja. Tai paskutiniam etapė jis pasakė, kad mašiną valdosi taip, kaip aš visą laiką norėjau, kad nevalytus.
Tai kitaip tariant, sudėjom esminius kintamosius, dabar galima jau pasididinti arklio galias, pasižiūrėti, kaip galinė važiuoklė dirba, nes pas mus ten stokinė, pas mane daug dropo, jinai netaisyklingiausiai dirba, tuos dalykus susižiūrėti ir dabar jau planuotis į tai, kad dar daugiau investuoti pinigų, kad mašina laikytų. Nes prasidės dėžės klausimai, variklio ir taip toliau. Bet čia nesibaigiantis ratas, tu tik po truputį... Bet šiaip man tai patiko. Realiai gavosi, kad aš top 10 patekau, Aleksas 12 vieta, tai kaip pirmam sezonui visai neblogai, manau. Mane vis dar... O būdų visus etapus važiavot? Tik valas ne visur praėjom. Jo, visus etapus važiavam. Nu, lietuviško čempo, ne Baltik. Aleksas tik tai Rygoje kvalos nepraėjo, bet aš gavau daugiau treniruočių Rygoje. Tai čia kaip ir normalu. Aš vis dar užstrigau. Tu dropo mažinsi mašinai? Tai kur aš taip nesakiau, aš sakiau, važiuoklės kampus pakeisi, kad dropas veiktų. Aš tai manau, kad jisai tiesiog dropą sumažins ir arkas davės iki ratų. Nu jo, jis dar dit moka. Gausis toks, žinai, žemiau durelių apačių. Kad padangos matytųsi kiaurais sparnus jau visiškai. Bet realiai, nu jo, man patiko. Brangu, bet man patiko. Dabar supratai, kad čia tas geriausias koksas. Šiaip, atrodo, pasiskaičiuoti tą sezoną, tada bum variklis ir tada, kai per savaitę reikia susirinkti variklį, tada vėl galvoju, kad taip pinigų išėjo vėl. Ir, čia aš net nelyginu su Beno biudžetu, nes ten aš dabar supratau, kiek... Tu turi apskaičiuoti tokius kintamuosius. Jo, taip normaliai, pliusą. 30% sako. Užteko? Kaip? 30% virš plano turėtų būti šiaip. Tai kiek aš su ko pasišneku po sezoną, tai palei 3% gauna. Jo, plius minus. Nes ten irgi į Rygą važiuoji 3 dienom mechanikai ir taip toliau, ten, susidaro tų dalykų. Bet pagrindas tai buvo sunkiausia šiam sezonė, tai tie setupai. Nes kai tu turi low powerį, tarkim, mažiau arklio galių, tai tu, kai neturi setupą, tu iš vis neturi duomenų net suvažiuoti tą lytraną. Nelabai yra pas ką pasiklausti. Nes, matai, ir tie motorai skiriasi, ir tie setupai skiriasi, ir tos dėžės perdavimai skiriasi, ir tie motorai skiriasi, ir sūkiai skiriasi, ir viskas ant tiek skiriasi, kad tu, jis paklausi, su kokiu diffu važiuoji, tai, tu nieko vapšė nesužinosi. Tai nebent būtų. Man būna ateina, žinai, koks pas tave perdavimas. Aš tau galiu pasakyti, bet tau visiškai nepadės. Jo, nes dėžė, kada pas tave motoras ar paėmuose, kur tipo galėjo yra, tai, viskas ten, ant tiek kombinacijų gaunasi. Nebeplyta Times, ne? Jo, pamenat, minėjau, kad Estijos redukciją žiūrėjom per Google Maps, matodami ten, tai pataikėm. Kaip nekeista pataikėm, nes pabandžiau aš ilgesnį įsidėt, o Aleksas tą, kurį skaičiavom, tai Aleksui tip top, aš pajaučiu, kad aš, sulėtėjime, muilinu ir nevažiuoju. Tai aš šitai taksiukai maturi irgi. Buvo 40 reduktorius. Čia tas yra dinozauras. Ne, yra dar geras, yra 4. Kur top speedas yra 176. Aš labai bijau, kad bus Matsuri, aišku, tada esu dėžė, žinai, bet bijau, kad bus nei antrų, nei trečių, žinai. Bet trečias tokia uoga buvo, žinai. Kur to, ko reikia. Ne, tai tas 40. Tai tas 40. Kaip antrų iš vietos. Ne. Tu plis bėgius vietos sujungi. Tai pirmų startuoji, posūkį pūkštą antrą ir prieš perspirant trečią atleidęs varai iš karto. Daiktus. Aš tai Matsuri atsiskaičiavęs. Aš vienu momentu buvau toks antras. Iš danžų pajudė ir visko užtenka. Nes šiaip Matsuri pastebėjau niuansėlį, kad jeigu pasiemu 247 redukciją, tai gaunasi man pasistatyti kišenėlę nuo kalno nepatogu. Bet visa trasa žiauriai patogiai gaunasi, nemuilinti. O 235 žiauriai faina gali pasistatymą padaryti, bet visur kitur labai sunku prieš plytą važiuoti, nes kai su poweriu numini gazą, išsuka ir šauna tavo mašiną ir reikia stabdytis labai. Bet ten fulokas į fuloką. Bėdas važiuojant Matsuri. Tai va, Kalbenas buvo Rygoj, aš irgi buvau Rygoj, tik buvau kitam renginyje, aš buvau Nissan 200 SX Megamit, renginys vyksta 21 metus, jau čia tiega, mes seni. Išskirius tą, ne, bet mes seni. Kas per mytas? 200 SX mytas. Negirdėjęs tokio, aš irgi jau. Čia nesanistų reikalai. Jo, čia Arno reiklausti. Tai jis vyksta 21 metus ir jisai sukviečia, žinai, 200 SX ownerius iš Baltijos šalių
ir priema ir kitus JDM modelius. Tai aš nuvažiavau su ZK, nes man visada labai neštėjo 333 trasą pabandyti, aš ten vasarą buvau atostogų metu nuvažiavęs tiesiog pasižvalgyti. Ir nepaslaptis, kad man pastoviai nešti ieškoti naujų vietų naujiem Matsurim. Tai nuvažiavom pasivažinėti, pasibandyti, pasėmiau 2 komplektus UHP-škių, pasirodo, jas galima iškepinti, kai darai viską blogai. Nes ten tokia labai durna tvarka buvo. Yra turbūt kokio 40 dalyvių, nežinau, neskaičiau iš tiesų, bet gal mažiau truputį, bet įleidžia 6 mašinas į trasą, nes nėra jokių maršalų, nėra nieko, įleidžia 6 mašinas į trasą. Trasos šiaip yra daug, jinai yra plati ir gali, ten vieno ilgo posūkio tik neleido važiuoti, bet šiaip yra, kur gal speedą daryti, man su trumpesniu 3PMZ diffų bėgio trūkdavo, ko Matsuri, pavyzdžiui, nebuvo. Tai Will Speedo yra asfaltas tikrai netoks geras kaip driftiškėse, bet distancijos gauni gerokai daugiau važiuoti ir į vieną pusę kaitint, paskui į kitą pusę kaitint, kad aš važinėjau dūmais apsipylęs, ko šiaip pas mane nebūna. Ir mes pasivažinėjom ir toks, biškai čia pašilo, čia reikia grįžti į pitus, nusileisti slėgį, grįžome į pitus, pasižiūrėjom į eilę ir pasižiūrėjom, kaip niekas kitas neišvažinėja iš trasos, o tiesiog toliau drožė, tai supratom, kad čia labai mažai gausim pavažiuoti, nes buvo valanda, 5 minutės numatytos track time. Tai mes ten laimingai 3 kartą dar spėjom išvažiuoti, likus ten 5 minutėm iki pabaigos ir sako, turi 3 ratus. Tai su naujų komplektų stovėjom. Nu, gaunasi, tipo, teorija įleidžia 6 mašinas ir kol tau kas nors nepasibaigia, tu gali drožti nors ir visą laiką. Jo, bet kas smagiausia, kad hebra, jie neišvažiuoja, jie, pavyzdžiui, keičiasi keleivį, tai jie tiesiog išsuka nuo trasos, keleivis įbėga į trasą, pasikeičia, bet jie iš trasos neišvažiuoja ir toliau visi stovi eiliai. Nu, tai tokia nesąmonė biški, nes jeigu būtų padarę, kad ten apvažiuoja, pavyzdžiui, 2 ratus ir visi 6 turi grįžti, tai visi būtų pasivažinėję daugiau. Ja. O dabar gavosi, kad visi pasivažinėjo šudinai ir turi tos drožti 3 ratus. Tai trasa didesnė, jeigu, žinai, driftiškėse yra aiški vieta, kur tu darysi Matsuri. Nes norint daryti saugų Matsuri su tokiu automobiliu kiekiu, turi turėti atsivėsinimo dalį ir turi turėti antro bėgio trasą, kurią sugebėtų važiuoti visi. Taip tu išvengi didelių, žinai, kontaktų, sužeidimų ir panašiai. Tai čia dar reikėtų atsirinkti, nes tą konfigo, kokį davė mum, tai tu iš lėtų vietų išvažiuoji į greitas vietas. Tai turi labai daug išsiklaškikin, ko paskui aš per 3 ratus užmušiau UHP-škės. Nes neturiu kur sustoti slėgą nusileidžiant. Nu, čia reikia turėti sugebėjimą. Jo, tai, bet tiesiog jos ištrupėjom. Aš jas ištrupinau visiškai. Tu perkaitinai. Jo. Tai sakau, dūmais užsiputojęs variu visą laiką. Nes, žinai, gau 5 minutės dar pasivažinėjot, tai nesvešiu šviežių padangų namo. Bet trasa plati, lygi, vienoje vietoje vos yra pakelimas, tai tokių bairių, žinai, kaip per kalniuką mandžių nepridarysi, bet šiaip visai įdomi, reikia atrinkti jos gabaliuką ir tada bandyti arti su Latvijos, nors šiaip jau man leido supras, kad niekas ten manęs nenori, nes yra kas Latvijoje daro renginius ir nereikia daugiau organizatorių. Ir kitas dalykas, tai trasos nuoma, tai tikrai nepigus džiaugsmas ir Nissanai ten važiuoja tik dėl to, kad jie ten 20 metų važiuoja. Šiaip nelabai ten kažkokius renginius kitus įsileidžia, tik privačias trefkės. Bet jeigu mano piktos fantazijos netyčia taps kūnu, tai gal turėsim Matsuri ne tik Lietuvoje. Bet šiaip trasa smagi. Ten kažkada vykdavo Lietuvos pro etapas. Tai pro ten gal toks kūdai, plus nėra, kad žiūrovų visiškai stovėtų. 9-10 metų atgal. Nu, atsimenu, kad čia Birka važiavo, tai jo... Nu, aš dar su Hulė važiavau. Jo, tai toks reikaliukas, bet šiaip kaip... Bet tai čia gautųsi 3 bėgio Matsuris? Tau jo. Man antras į galą, bet supranti, kokią mes... Bet supranti, kas yra smagiau, ilgesni posūkiai. Jo, bet... Nes šitas mūsų Matsuris, žinai, driftiškėse, nu čia gaunasi, žinai... Tas poilis, žinai, įkišai ištrauk. Taip yra, nu... Vienas kitaip mėgsta. Nu, bet tu kitaip negali tenai. Faks. Turim Gilsą. Taip yra, nu, tipo, įlindai ištraukiai, vėl persimetį įlindai, vėl turi ištraukti. Ten, matai, yra... Nespėjai traukė linko.
pasižiūrėkit konfigą, bet ten šiaip yra, žinai, keli posūkiai, tada tiesioji, kurią turi manžint, tada, žinai, vėl 108 užsisuki, vėl turi išsispardyti į ten tiesiąją. Tai vadinkim tokių smagių, kur yra flow trasos. Aš mus leidau į tą pusę, kur iš pradžių į lietus, paskui į greitus. Reikėtų gal važiuoti iš pradžių į greitus posūkius, tada į lietus, tada Bet būtų geriau. Vėl tas iš greitų į lietus Matsūris. Čia yra labai gerai driftiškėse, nes mes visur vienodą greitį. Jo. Dėl to tų krešų nėra. O jeigu čia prasidės, žinai, iš greitos sekcijos į lėtą ir atsiras, žinai, kažkas pasistabdė daugiau, tas atėlėmė ir tada krūvas sulėkė, Gesintis žinai. sunkiau nei greitėt, realiai. Nu, saugiau. Gaunas saugiau greitėt nei lėtėt. Taip, greitėti yra saugiau. Bet, suprantate, ten nėra aklų vietų ir kitas dalykas, tai ten tikrai nebus 100 mašinų. Ten galima to nesvajo, ten tikrai nebus 100 mašinų, ten galima, žinai, pitai yra didžiuliai, jie tokie pusiau žvyriniai, pusiau asfaltiniai, tai tu gali, žinai, ten turėti užvažiavimus, kaip pavyzdys. Nebūtina žaisti pagal driftiškų taisyklės, ten viską reikia sugalvoti nuo naujo. Pradžiai, žinai, reikia gauti leidimą tenais kažką daryti ir išsiaiškinti sąlygas, bet tai yra truputį už lygos, toks turbūt, kad buvęs karjeras, žinai, iškastas, nes iš visų pusių duobėjai tokiai didelėjasi, žinai, iš visų pusių medžiai. Ten yra vandens batutų parkas dar šalia ir off-roado trasa, yra irgi šlapios dangos, toks kartingų yra atskira visiškai trasa, tai jinai tokia universalus kompleksas, labai universalus. Vieną gali veikti netrukdant kitam, žinai, kaip driftiškėse, žinai, vienas konfigas ir užmum viską. Tai sakau, dar ten reikia pasimislėti, bet būtų įdomu ir aš labai turiu norą gal pavyks kitiem metam turėti Matsūrius per 3 Baltijos šalis. Bandau Laicę atsidaryti, tai Laicė šį savaitgalį vyks dar naktinis bešas, tai ten iš viso, bet ten savitrūkumai, į kartingų trasą ten kol kas neįleidžia, kuri būtų tobula mum, bet jo, perspektyvos Matsūriui aukti dar yra, nes liftiškės pilnai rautojų persiūlės, žinai, brašką ir ten kažką daugiau padaryti, jau tikrai darosi sunku. O turėti 5 Matsūrius per sezoną būtų tas pats, competition drifting, žinai, for fun. Tai man tas visai patika, nes... Nebus jų per daug, žinai, 5 per sezoną. Jeigu tu važiuosi tik Matsūrius, nes yra tokių tikrai, turim krūvą dalyvių, kurie, žinai, mes kaip dalyvių atranką turėjome, man ten parašo, tai kas čia toks? Aš tai čia Splytę važiuoju. Sen, sakau, jisai visus Matsūrius yra važiavęs. Pavyzdžiui, man to pusbrolis. Ir man atrodo, beveik visus Matsūrius važiavęs. Jis tai etapo turbūt nėra važiavęs. Jis, bent tiek, kiek aš atsimenu, žinai. Tai jis faktiškai į taimų daugiau laiko sėdės mašinai. Tai dėl to mes ir atranką darom. Yra, žinai, pro, semi-pro ir tada yra Matsūrininkai. Jiem yra didesnis prioritetas negu Splyteriam, nes į Splytę bet lekas gali, žinai, atvažiuoti ir sudalyvauti. Laimėkit Splyto etapą, tada jo, žinai. Bet Matsūrininkai ir tas labai trasoje jautėsi. Šį kartą man atrodo pasiėmė gal 5 ar 6 naujus dalyvius. Visus sutikau. Kažkur traukinio priekį arba žinai, arimuose mačiau, bet tikrai visus sutikau ir labai jautėsi, kad į tą mūsų... Bratkis naujas buvo, tai... Bratkis visą Splyto etapą buvo atvažiavęs ir tikrai Trefkių buvo, jo. Visus. Ir Trefkių buvo važiavęs, tai jo taip nesijautė, tu labiau jautėsi. Bet čia, žinai, kaip tu sakai, padarytum pertrauką metų nuo masterių ir būtų sunku, tai Matsūrio, ta hebra, kuri važiuoja visus Matsūrius ir išlaiko tą tempą, jau labai jaučiasi nuo tų, kurie atvažiuoja pirmus kartus, nes Bratkis visą sezoną atkatulinės, turbūt tikrai dar nesijautė ten stipriai, žinai, kad galėtų ten į traukinių su belekuo stoti. Ir aš eilinį sykį pasimaknau, kad nereikia to daryti, nes visi... Bet jisai nelabai ir ką pažįsta šiaip. Tai važiavo jį žino tikrai visi. Bet iš viso 5 Matsūriai, tai reiškia, galėtum taip sustyguoti, kada su kuo porinius, čia visai kita sistema jau įsivestų, kai dažnai renginys vyktų. Tai žinai, atsirastų Latvijų estų, nes estai šiemet pradėjo daryti savo Matsūrį, tai ten aš turėjau sakys pokalbis, sakau, tai mes čia atlijom ten, man atrodo, 38 mašinas, o sako gedas. Pas mus 100 kem, šiaip Matsūrį gavos, man atrodo, 100 kem 4. Nes paskutiniam keliem žmonėm nebeturėjom juostų, kurias galėtume duoti, o
nei ant kompakto, nei ant zetkės to startinio numerio juostos nebuvo. Tai iš to žinau, kad buvo... Lipdukas darovas senintis. Jo, vis žiūrėjau, gerai veikia. Tai va, tai man vis dar knieti sugalvoti, kaip padaryti geriau. Šiaip va, ekranas atsirado, liepsnos atsirado, kitą, kad bus kitaip biški liepsnos išdėliotos dar efektingiau veiks. Bet dabar svarbu, kad leistų daryti, nes dalyviai tą žino, žiūrovai sužinos, tai dieną prieš Matsurį mūsų kitų metų kalendoriaus Kulčienose nepatvirtino. Ir tam yra priežasčių, nes trasa tikrai po mūsų atrodo miau, ir po paskutinės valandos tai ypač. Ir nutiko toks įdomus dalykas, kad pirmam šio sezono renginį, kuris vyko Šiauliuose, ne mūsų, bet pirmam renginį, kuris vyko Šiauliuose, tenais nuvažiavęs Kulčienų ūkio dalies vadas pamatė, kad visur betonas pastatytas ir sako, puikiai idėja. Darykite ir jūs. Įsivaizduojat, Matsurė pirmam posūkį už kalniuko betonas. Daug tralo reikės. Ne, tai tiesiog galima nedaryti, žinai. Yeah. Tada mandžio per kalną nelieka, nes tai nebeįmano pasidaro. Tai vat, galima. Tai arba reikia... Arba nelieka mandžio, arba nelieka traukinių, du variantai. Yeah. Nes jeigu traukinys bus, tu per tą kalniuką, tu kaip nori, tu nematai ten apačioj. Yeah. Ir tu jau kaip persiverti, ir ten jeigu jau kažkas sustojęs į sieną, kažkas į jį, tai tu irgi sustosi greičiausiai į juos. Ne, tai tiesiog net nesinorėsi taip leidži, žinai, bet iš esmės taip renginys yra hardcore'nis ir jo downgradinti nenori, nes tada mes liekam prie to, kad nuo kalno lieka startas. Iš esmės. Tai man dingsta realiai baisiau, kai ant kalno būna, man tada daug sunkiau pasistatyti. Man, kai tas pilnas atstumas yra geresnis flow, yra nei nuo kalno statais ir tas greitai įsibėgiai ir greitai statais ir tas nemalonus. Aš galiu pasakyti taip, aš galėčiau važinėti tiesiog per tą kalną. Apsisukai ir atgal. Apsisukai į startą, tai aš kai testuoju mašiną, aš taip važiuoju, aš nevažiuoju visą ratą. Nes ta dalis man yra kaifas, visa kita yra, žinai, pornis didelis, bet kad gerą pornį turėti, reikia važiuoti su, žinai, patikimu kolektyvu, kur žinai, tempa ir žinai, kad viskas bus gerai. Tai aš galėčiau per tą kalną vienas važinėti ir man tenais, aš pagaliau gavau pasimėgų, kadangi atsivažinėjau visą dieną tik su Zetkė, pagaliau išmokau važiuoti su Vaisvabu, išmokau, ką galima, ko negalima ir nebenoriu lipti kompaktą realiai. Nes tokią nesąmonę, kokią galima padaryti nuo kalno su Zetkė, man su kompaktu neišeidau. Aš išeidau atbulas į žolę ir būdavo ragas, o čia... Aš to sakiau, nelygink dviejų skirtingų automobilių. Tai aš sutinku, bet žinai, aš turiu savo imtį iš dviejų, tai jeigu yra kas klausinėja pirkti ZK ir realiai nebenoriu parduoti, kad ir kaip baisiai pinigų jinai man atsistoja galutinio variantą, realiai nenoriu parduoti, nes taip viskas, taip kiek noriu, taip viskas gerai. Nebent 3.7 susirasiu, bet... Adelė, nežiūrėk šitos dalies. Ne, gal tu geriau parduok ir du kompaktus. Aš prieš sezoną buvo 3.7 Nismo Kuzmatskio ruoštas pardavimai ir aš nusprendžiau, kad man jį buvo pasiūlę gal už 18, skelbimo buvo 22, bet ten krūva ratlinkių dar buvo komplektai, buvo dar 16 GR prie mašinos, tai iš viso 20 GR vienodų, 18. Tai aš nusprendžiau, kad ne, galtiniam variantą stovi panašiai ir ne 3.7, nes 3.7 motoras visai kitoks, ten su juo galėjo Bhilo važiuoti, liosai ir panašiai. Tai va, bet gyveni ir mokaisi, žinai, aš kažkodėl mokausi labai daug, kiekvienais metais. Visi mokomės kiekvienais metais, nes kai nustosi mokytis, tai panašu, kad nustosi ir gyventi. Bet kažkodėl tą patį mokomės, tu Džeizus mokaisi, vieną po kito ir po kito ir po kito. Aš mokausi, kad nereik link mašinų, reik pirkti surinktas mašinas. Aš manau, kad Apple reikia dasipilti ir pasitikrinti. Kokį didelį pamokusimas. Tu dar po to išmoksi, kad vis dėlto gal geriau susirinkti negu pirkti. Ateis ir po to tą stadiją. Gal, galvoju, nelabai esu pirkęs surinktų. Esu pirkęs, bet blogai buvo. Matai, bet pirkau už biterį, tai žinai, nesiskaito. Tai va, overall po sezono laimingi? Pavargę, bet laimingi. Nes realiai buvo geri
pusę metų, nu, benui nesakysiu. Fainiausia, kai po sezono nereikia pas kebulistą važiuoti. Čia yra geriausia sezono pabaiga. Tau gerai. Tau gerai, man reikia. Man kosmetika visiems. Bet... Reikės ar galas? Šonai. Bet... Slenkščiai, stoikės. Einamas dalis. Išorinės, ten skardos to, žinai. Bet overall kažkaip galvoju, kad ir tie du apgilai gavosi geri, ir Diftiškių kalnas, ir Estija turbūt, kad turėjo palikti savo įspūdį. Nu, ten irgi. Oskarą žinau, kad paliko. Jis, kaip ten, kitaip pažiūrėjo į trasą iš kitų akių. Bet šiaip, žinok, šitam Rygoje kažkaip atkreipiau dėmesį jo porinį, tai tikrai gerai sulėkė. Jisai net One More Time su Beržinsiu gavo. Oskaras? O Beržins ir kietai. Blemba, ne. Nu, su Nisanu važiavo. Su Nisanu Beržins tas. Tas Beržins, yra du Beržins. 3 ar 4 jau jie. Nu, broliai tai jie du, kai iš Ką kur žinau girdėsi. ten, nu. Nu, čia kaip Andrius Vasiliauskas Lietuvoje, žinai. Nu, jo. Trečias most common name, žinai. Man tai labiausiai aphylas įsiminė, nes kažkaip sugalvojom slogus pasižiūrėti, nu ir ten rodo RPM'us, kada gazą kaip laikiau ir aphylo ranas, mes salės irgi žengėm, aš pasistatau ir 15 sekundžių throttle 100 ir nėra jokių tavo. Nu, nes Aleksas, tarkim, į antrą klipą pasistabdo rankinuku, tai vis tiek throttle kažkas būna. Pas matai taip durnai 100 ir taip žiūri, vam slogą tiesiog viso. Tas stable yra. Vaškelis sapnų. Tai Ryga, man atrodo, Vaškelis tą patį sako, blema, bet jis nepaleidžia gauti to, nes nėra iš ko kol kas. Nu ir gerai. Kas tau iš viso sezono labiausiai įsiminė? Šiemet Randalų neturėjai, tai turėtų kitokių prisiminimų būti. Ką, žinau. 265 prieš 285 jaučiu labiausiai įsiminę. Matai, vėl, tai ką aš turiu tą setupą, nu jisai neveikia taip gerai su 265 kaip su 285. Ir 92 yra pakankamai ilga mašina, tai rotacijos metu pakankamai daug inercijos susirenka. Ja. Tai ta šoninė visada, nu, ta platesnė padanga geriau stabdo, žinai, ypač kai, nu, ilgą ratų bazę. Tai. Man tas labiau patinka, žinai, bet, nu, kažkaip adaptuotis vis tiek reikia. O čia aš teisingai girdėjau, kad masteriai toliau lieka prie 285? Taip, jūs teisingai girdėjote. Welcome. O tai ten kažkas per vlogą sakė, kad paskutiniam etapė masterio lik valinkių pritrūko 285. Taip. Tai what the... Ir ne tik paskutiniam, prieš paskutiniam jau Vengrijai trūko. Tiesiog per mažai užsivežė. Ir kiek supratau, kiti važiavo. Aš taip įsivaizduoju, kad yra situacija tokia, kad kadangi masteriai prekiavo Valino, nu gerai, Vėcekas, bet, nu, ten ta pati kompanija, tai... Jo, jeigu tu žiūrė supplierį, tai galvoja Liftmasters. Ir pagal planą turėjo būti 265, tai jie turbūt bijojo užsisakyti too much, kad neliktų ant rago su 285. Bet kadangi sezono eigoje ir viskas tai parodė, kad nelabai yra skirtumas Nissanui ar 26 ar 285, tai jie nusprendė palikti 285, tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Nes geriau mašina veikia. 92. Nu, faktiškai reikėtų tada iš kažkur tai dar lengvinti. Nu, kad ta inercija, tarkim, links. Kas 92 jau tada prasideda tie... Bet tai, žinai, 265 turėjo grįžti su tą pačią mintim, kurią grįžino mes, kad mažiau viską laužyti, žinai. Tai reikia suprast, kad kartelė yra tokia ir kietų važiakų yra tiek, kad dzin. Bet jeigu gražin, vat vėlgi, Driftmasters, jeigu 265 padarytum, tai būtų toks downgradas. Nebūtų, matai, visi susirastų kažką panašiai iš pakabos setupų, iš amortikų ir panašiai. Bet tu susirastų tiek, kiek reikia, o dabar, žinai, turi preset level. Nu, vat gerai, Kvija važiuojasi su 265. Nu. Vien baisiai lėtas, ne? Nu. Man atrodo, Makyveris, man atrodo, 285 ekstremiai. Bijau sumeluoti. Bet yra driverių, kas dar važiuoja su 265 ir tipo, tie pasisakė, žinai, koks skirtumas, ar iš čia mažinsis ar ne, vis tiek, nu, yra kas važiuoja taip ir, žinai. Nu, tai reiškia, tada vėl grįžtam prie to, kad santykis svorio ir galios yra... Ir, manau, bazės ilgio. Nu, šiaip jau tada gal ir protinga palikti 285, nes tie, žinai, kur tu permeti tiek, o kur tu tiek permeti, ja. Žinai, nu.
Petiskit. Aina, soto fizika, 7 klasės veikia. Na, tai va, tai... Tai tu neatsakai, kas tavo įspūdingiausias momentas iš šio sezono? Ai, pats nežinau. Viskas buvo taip liūdna ir neįdomu. Motoras pakeistas per 3,5 valandas. Tas tiesiog įdomiausias. O trasoj? Ispanija visai smagi buvo. Bet man jinai smagi buvo dėl to, kad pakankamai greitai adaptavausi prie naujos trasos, kas buvo kitiems sunku. Tai šiaip būtų smagu, kad visada visos naujos būtų trasos, tai tada, žinai, būtų... Ralio principai, ne, kur eini susirašai. Nu, tas, kuris greičiau adaptuojasi, tas ir lekia tada, žinai, gaunasi taip. O iš visų etapų, pavyzdžiui, kuris labiausiai prie dušios Ispanijos buvo? Ne. Kas čia labiausiai man... Šiaip, du turbūt tokie renginiai, žinai, kurie labiausiai tai patinka, tai turbūt Ryga ir Varšuva, žinai, gal ir nėra sėkmingiausi mano šiemet, žinai, bet, nu, jie faini. O ta? Ryga ir apylas. Ryga būtent iš trasos, ne? Pasistatymas ir po to, kai praėjom pėstute visą trasą, supratom, man kiek yra ten, tarkim, kai važiuoju į pasistatymą, lengvas pakilimas, pasistatymo vietoje lengvas nuolydis, tada benkas lengvas, ten žiauriai, nu, įdomi trasa, kaip praeini jo proje. Nes taip kaip per live streamą atrodo, tai tolygus paviršius, o kodėl čia visi nepasistato į tą patį tašką, nu, kame esmė. Ir po to, kai praeini tą trasą, ten irgi prieš betoninius blokus tas įdubimas, iš šakės, kai viską pakeičia. Ir kai va šitus dalykus įskaitai, tai ten yra žiauriai įdomi trasa tame. Nes ten yra irgi, važiuoji į realiai į amfiteatrą. Ten gaunasi tas žolės plotelis, nu, pasistatymo klipo, ten, nežinau, 2 korpusai gal, 2 kėbulai iki amfiteatro, kad atsitrenktum, nuleidęs ratą. Nes buvo, man atrodo, kažkas Rygoje. Mažiau, nu, 1,5 gal. Jo, o pasistatymo greitis irgi apie 150 km per valandą ir tu vizualiai tiesiog važiuoji į sieną, kaip aphyliai trečią klipą. Žinok, nežinau, bet Blūkšas šių 18 pasistato. Šiaip teko su jo bėgėtis, tai jo, jis ten kokiais 5 korpusais. Aš gavau, kai vaikas. Bet tai kas iš to? Nu tai tiesiai iš Rusliai važiuoja, tai, paskui kai reikia pataikyti. Aš tipo, žinai, sustartavom, antrų biškį nuvėlę, atsileidau, paspaudžiau, žinai, ir matau, tipo, nu galvoju, nukirpsi pirmą posakį, pasigausiu, o tu greičiausiai vis tiek susikasekinsi su savo too much gripu, žinai, nu toks. Bet jo, ten, bet aišku, jisai ir traukia statosi ten, žinai, ten toli iki dar posūkio, žinai. Nes jeigu statytųsi ten, kur, nu, atvažiavęs normaliai stataisi, tai į amfiteatrą. Ne, aš tai manau, kad čia tiesiog taktika, kur, žinai, va, aš tave atsmaukinu, tu susibalamūtinsi, bandysi pavyti ir nesusideginsi. Susideginsi pats, tai čia tiesiog klasikinis blušas. Nu jo, šitą kortą visą laiką veikdavo. Klasikinis blušas. Ok, kokie planai žiemai? Arkliai ir dafiga kitų dalykų. Nežinau. Kelionės. Net mes grįšim prie rubrikos Benedikto atostogos. Čia, žinai, faktas jau. Aš tikiuosi negrįšiu prie rubrikos Špakliaus karalystė. Gavau jo mano patvirtinimą, kaip tik šiandien atsiuntė jo mano patvirtinimą. You go Oman. Kada Omanas? Sausio gale, tada 2 laisvos ir vasario 2 savaitgalį. 2 iš eilės, 2 laisvos, 2 iš eilės. Ne, 1, 2 laisvos ir 2 iš eilės. Okay. Bet aš dar nepatvirtinau, ar aš važiuosiu, ar ne. 3 etapai. 3 etapai. Naujoji trasoji, tarp kitko 2. Bum, ar tai aikštelė vidinį klasę? Taip, tik tai 10x10 didesnė. Badums, tai gal tribūnų daugiau pastatys. Abejoju, neverta ten jau statyti, nes trasa vidury niekur. Ne, tai arba pastatys tribūnų kupranugariams, pavyzdžiui, kad galėtų kupranugariai išėti. Sakė, tarp kitko Varšuvai buvo vietinių, tai sakė, nuo tos trasos, jeigu nori gyvybę sutikti, nu, tai 2 minučių, 25 važiuoti. Flat out su Lamborghini, žinai, kaip pas jos būdingai. Čiūju. Tai ten greituškiai, o čia Lamborghinis turėtų būti. Ne, kupranugaris. Sraigtasparnis. Jo. Kam čia smulkinti? Nes tipo nori promint naują vietą, žinai, ir panašiai. Bet
iš vienos pusės jo, nieko aplinkui, žinai, tai tikrai bus liūdniau, bet iš kitos pusės nauja vieta, nes kaip ir Muskatą jau, turbūt visai žiūrėjom per 3 metus. Bet yra gera žinia, kad pasidaro Dubajus 200 km, nebe 400. Tai čia kas? 30 minučių? Ne. Normaliai. Sraigtasparniu. Ok, tai reiškia, žiemą bus ką žiūrėti, nes, Dakaro vaizdelis kažkaip toks, kad aš jaučiu, net nežinau, bus baisiai įdomu. Po vienai, kaip senais laikais buvo, kiekvienoje klasėje po vieną dalyvį. Lietuvių, kur žiūri, žinai, daugiau dabar nebe baisiai, mocų daugiau, bet kita tema. O mano, kai bus įdomu žiūrėti, dar laukia ir Vindeilas, šiaip spalis, tai žiūrėsim, kaip Odžiui seksis, nes man atrodo, jis vis dar gali išlošti. Bet čia labai ilga pertrauka kažkaip. Jo. Aš net pasimečiau dar Formula Drift Champo, niekas nežinėjo. Jo, dar liko vienas etapas ir Odis gali laimėti. Čia mėnesis virš pertraukos. Man atrodo, 6 savaitės savo dolgaus. Ten skaičiavo, man atrodo, kad jeigu James Deanas top 3 praeina, jis jau laimi Champą, ar ne? Nes jį ten visi pradėjo koronuot, man atrodo, pagal taškus. Ne, kad Odis dar gali išlošti. Man atrodo, kad gali, žinau. Likis paklausti. Galima atsidaryti, pasižiūrėti. Jo. O tu žiemą nieko? Tai kaip sandėlys? Tai va, dabar to ir užsiminėjom, jau 3 bagažinės detalių. O tu, pavyzdžiui, tu šiaip nemėgsti savęs, ne? Dėl to tu pasirašai šitam projektui. Ne, čia yra tas projektas, kur jeigu prisikalbėjai, tai dabar bet toks literaliai nemėgsti savęs. Jo, literaliai. Nes šiaip pagalvojai, kad ten tas kėvas, kur nėra protingiausia idėja į kišti pinigus, bet sugalvojom, kaip tai padaryti. Ten į šieną kišti nėra protinga, gal kalbėti apie pinigus. Bet, čia situacija ta pati pas mane su toksiuku. Tai tipo... Aš toksiukas solimas su daugiau perspektyvos, jisai kažkokiai, žinai. Ne, realiai kaip toksiukas, lenkščiai viskas ten labai tvarkingai iš metalo pusės. Jo, ten nedaug aurimų šansų. 74 taškai yra atsilikimas. Kažkas skaičiavo, kad top 3 jam užtenka praeiti James Deanui. Nežinau, kiek taškų gauna, bet man atrodo, ten kažkokia įdomi situacija su taškų skaičiavimu, kad jie jam labai mažai duoda taškų už top 3 ir už top 16. Tai pažiūrėsim, neaiškas. Prie sandėliuko grįžtam, bet išvažiuoju žiemą ar bijosi išvažiuoti žiemą, kad nebenoriu prisikalbėti. Aš tik žinau, kad aš dabar renku visas detalės, aš jau plius minus supratau, kad kaip jį reikia surinkti, kad ten nereikia visko daryti kaip E9, kad ten metų projektas, mes padarom mašiną važiuojant, iš išorės jinai bus graži, o viduje bus sandėlis. Iš išorės jinai niekada nebuvo graži, bėdi, bet teisingai, nes jinai yra sandėlis, čia negali tai būti tiesiog. Bet... Ir atliks tą paskirtį, kurios reikia, realiai, tai matsurinės mašinos, nereikia to E90-ko ten laužyti, nes kaip ir tikslo nėra didelio, vis tiek sunku su plytom važiuoti, tai prarandi tą didelį kaifą, nes negali gero porinio parodyti, nes su to wheel speedu ne momentu tu nuspaudi tą gazą ir atrodo, kad nusviesi kažką tiesiog ir ten jau bekiai nebepadeda tiesiog. Tai tas yra. Tai manau, tą mašiną atidirbinės savo, o po to jau žiūrėsim, kas kaip. Bet tikslas yra susirinkti sandėlį, pasirašti E9 ir rėmėjų susirasti. Kaip visada. Klasika. Ok, tai berniukai ir mergaitės, mes turim dar 1,5 valandos pokalbį, už kurį šį kartą esam turbūt atskirai dėkingi Ovoko ir RRR, tai būkit faini, naudokitės jų paslaugomis, nes šiaip realiai, patogu. Geras daiktas. Kažkas buvo sakęs, kad šita platforma single-handedly iš šešėlinės ekonomikos ištraukia visus šrotus, nes tiesiog davė tokį sprendimą, kur apsimoka būti PVM mokėtojų. Ir vat būna tos situacijos, kur, tarkim, ieškai iš vintiko ir tas vintikas pagal kodą atvažiuoja į tą patį šrotą, tau ten ieško, neranda, nes nieko neįsvedė. Dabar yra labai paprasta, nueini į tą webą, susivedi tą patį koduką, kurį turi ant vintiko, tau išmeta visus vintikus, o jie būna ten net ir Rygoje per visur realiai. Tai dalis net ir Ispanijoje, man atrodo. Tai man duris pirmas, aš toks, duris sidabrinės neliks, Malaga. Ok, gal ne. Brangius siuntimas. Jo, Malaga. Tai Kaunas buvo paprasčiau tik tiek, kad ryžas, bet dabar gali būti, kad netyčia Zatkė šiaip spalvą pakeisi, nebebus pilkas, ne dizelis. Realiai mano akimis sutvarkė šotus pagaliau, kad viskas sistemizuota ir tam nebereikia. Ir šiaip žmonėm patogu, tipo.
Koduką turi ir žinai, kad Tai arba yra nebūtinai tos detalės, koduką, arba ne. dabar žinai važiuok, tu ieškok. Jo, turiu, nuvažiuoji, neturiu. Jo, va tas žiūri, aš nežinau. Žinai, ir tu važiuojai per 3-4 šrotus, žinai, jo, turiu geros būklės, jo, ledinis. Nuvažiuoji, ten per žemę 3 kartus pertrauktas kapotas, žinai, kaip pavyzdys. O čia yra nuotraukos, viskas yra, iškart matai kainą, matai, Ir jokios parkės. man tas patikdavo, kad gražinimas vyksta, nes aš esu kelias prekes gražinęs. Jo, man reikia durų rankeną gražinti, nes jinai angliškai fiškė netokia, čia gerai, kad priminė. Tai, anyways, aš manau, kad mes turbūt, nežinau, ar dar šiemet grįšim su podcastu, nes Benedikto atostogų rubrika nusimato tik tai kitiem metam, bet dar gali būti, kad grįšim. Ir šiemet. Dar šiemet? Startas Tai anksti. reiškia, dar šiemet grįšim. Esam dėkingi, kad jūs mūsų žiūrit. Podcastas vis dar renka apie 10 000 peržiūrų, jeigu ateina Vasiliauskas, tada 20. Bet tai reiškia, kad Lietuvos lifto bendruomenė yra gyva, jeigu jūs išžiūrite bent pusvalandį, kaip YouTube sako, šitas mūsų sapalionės, tai reiškia, yra tikrai neblogai. Ačiū mūsų partneriam, kurie leidžia mums čia sėdėti ir Lietbulį gurkšnuot ir sapaliot apie dalykus, kurie mums yra įdomus ir kažkodėl visą tai vyksta toliau. Aš šiandien, tam Nissano mytą supratau iš tiesų, kad liftas jau senas, nes ten žmonės 20 metų Nissanas jau važinėja, žinai, ir panašu, kad tai nebus, žinai, tas trumpas trendas, kuris, žinai, kaip kažkada dragas labai stipriai iškilo ir labai greit numirė, o panašu, kad liftas yra here to stay ir mes esam čia here to stay, tikėkime, kad esate ir jūs. Tai, sakau, dar kartą ačiū savo kolegoms ir labai tikiuosi, kad pasimatysime dar šiemet. Šiaip, iš esmės dar yra apie ką pakalbėti, ne, artėja dar vienas lifto sezonas, jo planavimas, manau, kad ir jame bus naujovių, tai apie viską išgirsi čia, Liftoholikų podcast. Ačiū ir iki kito karto. Raskite visas reikalingas naudotas automobilio detalės platformoje rrr.lt. Garantuojame kokybę arba grąžinsime pinigus.